Vėl geras, tai pala pasipilsnu. Išnori sen. Taip. Šiaip Stalinas yra zaibės. Estų Katleris tam. Tu kaip Brazauskas atrodo, jis savo laikais, jo laikais, bet krinas. Tiek raudonas, kad komunisto taps. Ar jie pavardė Matija Šaičiulė? Geras. Kitą pydą nustumčiau dar kartą. Nu tai ką, sveiki, vyksta mūsų podcastas po pirmą. Vėl turime svečiuose Beną Jackūną ir Kasparą Vaišnarą. Labai gerus komikus, mano nuomonė. Bet, žinai, dar Lietuva nenutarė šitaip, bet kažką turim. Nu tai šio podcast'o tradicija yra tai, kad mes pakeliam po pirmą. Mes jau po penktą keliam. Gerai, biški užtruko tas pasiruošimas, žinai. Tas garsas viskas, žinai, čia. Gerai, kodėl toks pavadinimas? Pirmas dalykas tai buvo tai, kad aš biški, būna išgeriu. Ir aš, kadangi... Čia tai skamba kaip mano tėvas. Na, aš biški atsiprašau, žinai. Kur jau susitraukė raumenis nuo gerimai. Bet žinai, tik tiek, kad aš tavo Ne tik raumenis. nemušu, žinai. Nes aš myliu tavo mamą. Jam raumenis atrofajus nieko nebemuša. Jis guli, va. Aš Žuos namuose. vis, kiek rankas galiu pakelti čia tiek, vai. Jis lavonas tik tais. Kaip su aptamtų švark, tiesiog va tiek galiu rankas pakelt. Jo, karoči, tai... Grįžtant prie temos. Ne, bet šitas podcastas pavadinau po pirmą dėl to, kad man pačiam, aš visą laiką varau gert, aš nenoriu pripisti, aš tiesiog vieną geriu. Ai, darai tą melą savo ir visai Jo, visuomenė. tai aš tipo kiekvieną alų, kurį geriu, tai buvom po pirmą, tai... Tu ant tiek žinomas, kad tau reikia meluoti šitą dalyką. Tik vieną išgeriu. Tik vieną išgeriu. Bet kiti nesužino. Pirmą, jo. Aišku, man barmenai pis protų, bet žinai. Bet Bet dar aš galvoju, kad... Sakai, duokit man vieną, bet 3 litriniam. duokit litrą, vis tik litrą. Ir aš suprantu jau, kai pasiekiu tokį lygį, aš jau tą darau tiesiog vienas bare sėdžiu toksai. Nu, po pirmą. Su savo šizofrenija jau. Savo įsivaizduojamis draugais. Aš dabar nesu įsitikinęs, ar aš turiu draugų ar ne, iš tikrųjų. Tavo įsivaizduojamas draugas yra bičas su plaukais, nenuplykas dar. Tai čia aš su kepurė tiesiog. Tu reikia dar pakelti kepurę, kad žinotų apie kalbainą. Aš žiūrėsiu Instagramą vėl, kur aš dar nenurašau. Va čia Instagramas džiuga. Jo. Ne, neruot, tiesiog kažkur. Čia mano. Visur. Čia Kasparas. Čia mano. Pafollowinkit jo, nes labai esame geri komikai. Pas man yra 5 fotkės. Pradedantieji komikai esame. Po antrą. Gūšniais nesiskait. Bet žodžiu, aš dar galvoju, blemba, jeigu šitas podcastas paeis, žinai, tipo, jeigu toliau kursiu ir man patiks, būtų zaibys savo alų išleis. Tipo, ir vadint po pirmo. Pradėt savo alų. Geras šiaip. O tu visiems dalyviam, kurie dalyvauja, tu tiesiog kas mėnesį po dėžę nemokami tipo duosi. Na čia jau nesvarbu. Čia jau, žinai. Čia dalyviam, šit kur tu galvoji, kad realybė šou esi, tu galvoji, čia laimėsi kažką, tu prasme. Tai tuoj Antanas jau išeis. Ir tau viskas pizdavo. Tu šiaip realiai, bet šiaip realiai panašus į Antaną, jo. Iš kur aš panašus? Ne, Bent Čia yra du skirtingiausi žmonės Lietuvoje. jeigu- Jis į Meskino labiau panašus. OG. ne, aš turiu omeny, kad jeigu Antanas jo neitų į džymą ir Tai ant- turėtų... Ir turėtų šviesus plaukus. Antanas jau būtų iš pasvalio. Neina į džymą jisai. O tai jis neturi šviesio plauko, ar jis nusitažęs? Nusitažė. Ai, jo, Piščiukas nusitažė savo čia. Komikas irgi. Jo, bet kažkodėl Antanas vėl atrodo normaliai, o piščiukas kelias bėt. Bet žiūrėkit, man dar vienas toks. Taip, mes vadinamės komikais, bet taip, mes kažkada kalbėjome su Kasparu, kad komikas yra, tu gali savo Kuris pragyvena iš kai jau komedijos. gyveni iš komedijos, žinai. Ja. Mes realiai open mic Aš- esame. nu, blemba, Ne, man komikų bet vadintis žinot, biškai per rimta yra, žinai. Aš tarkim, man kaip parašo, tai komikas, žinai, kažkas sako, tipo, aš visą laiką nepriemu, nes aš jaučiuosi komikas tik tai, kai open mic esu, nes mane pristato ant scenos, tipo, tomu. Nu jo, bet čia biškai, nu... Nebent, žinai, aš sakau, kad aš pradedantys yra mėgėjas komikas, žinai. Nes yra mėgėjai, tipo, aš kai teatrą lankiau, yra mėgėjų teatras, yra profesional teatras, už ką šaibas gauna, mėgėjai negauna šaibas. Bet kur yra ta riba, Bet- nes gali ateit bičas ar dar ten kažkas vieną kartą jau pan mic ar dar kažkur pasirodo jisai ir ką tu jų... Instagram'e pasakęs komediją, Nu ir ką, komedijantas. tai komikai jau vadini? Ne. Ne, tai prasme, bet jeigu vis tiek, sakau, jeigu metus jau ten pasirodai ant tos scenos, tai tipo... Bet jie šūdą valgo, tu visus Bet jeigu visą laiką jo šūdą valgai. Tai nesi tu komikas. Tai esi hujovas komikas.
Ką tu čia Ble. veikia? Tai dėl to ir pradėjau podcast. Ai, nu jo. Reikia kažkur žinai. Dabar tu podcasteris. Kes. Tu podcast'ą išleisti. Podcasteris. Vienas kol kas tik. Nu, žinai, okei, komikai, bet aš sakau, mėgėjai, taip. Kol tai eini mėgėjiškai, taip, už to Jo, nepra... bet tai viskas turi lygas, ta prasme. Jo. Aš turiu lygas. Nu tai va, mus kviečia, taip, kartais pasirodyti irgi ten mokyklose kur nors ar kažkur tie privačiuose eventuose. Tai tada jau, tu kaip ir tada komikas, nes nerašysi, kad čia, nu, nes tu šaibas. Jo, nes tada gauni tu už tiek pinigus. Kaip ir komikas esi. Na, bet čia toksai side hustle. Viskas pinigais Tu gali boltą vairuoti, žinai, bet jeigu tu dirbi normalų darbą ir tu vakarais boltą pristatinėjai, tai tu vis tiek nesi boltą vairuotojas. Nu. Nu, tai čia tas yra. O dar grįžtam prie tos temos, kad jūs turi tokią kainą trupę, ne? Nes jūs... Jo, mokyklinio amžiaus vaikų. Šmėkai ir zalūpnikai vadinasi. Šmėkai ir zalūpa? Šmėkai ir zalūpnikai. Nu mes tai savo Jo, savo čia. kiek mes jau 3 padarėme, ne? Labai daug. 3? 3 per Keturis. pusmetį. Kur aš 4, kur mes dar buvom. Ai, mes, nu jo, mes pirmą Tauragėje, buvom Alytuj ir Biržuose. Alytuj ir Biržuose, jo. Kaip biržas sekasi? Na, huien. Gavom yra smagiai šiaip iš tikrųjų. Tipo, aš dabar žiūrėjau prieš savaitę gal Nepatiko. atvarė humoro klubas, tipo, Ambraškė kėlės Abrasevičių story, tipo, ir toj pačioj salė, kur mes tada pilnum irgi, sakau, sėdėme mes į čia buvom ir gavom straipsnį. Gavom straipsnį. O humoro klubas negavo straipsnį. Nes ten nebuvo mažamečių vaikų, kurie mamos pieno dar geria. O ką darėt, kad mažiau? Mes pagal, aš galiu va tą straipsnį paskaityti, taip. Aš Davai. gėriau irgi Instagramą, Davai, įdomu labai. tokią bobą parašė, nesakyt, nu, bet tai galim sakyti pavardę, Galim, tai čia viešas viešas reikalas. Vardas Vylė, jau blogai skamba. Vylė? 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 Vylė. Bet jūs biški biržuose nuvylėt. Nu mes, mums tai tipo visiems patik. Leščinskienė, ai, dar net vyra atvažiavo, keista. Jo. Tai ten buvo jaunimo dovanojimai biržos buvo ir, tipo, žiauri fainas renginys šiaip, tikrai talentingų vaikų, nu Jo, jaunimo ir to ten buvo. koncertavo fainai O ten ten. tipo talentų konkursas buvo. Nes... Ne, ten apdovanojimai. Ten buvo, Apdovanojimai. pavyzdžiui, ten muzikantas, tenai... Dar nesiplėsim, ką apdovanos. Jo. Ne, bet dabar, blet, man tai įdomu, ką Aš nežinau. biržuose gali, kaip jie nusprendžia, kas laimėjo, ta prasme. Tai yra balsavimai, tai pasvaly irgi, aš esu už pasvalį, tai irgi būdavo tokie dimančiuko apdovanojimai, tipo. Bet ten ne jaunimo, bet aplamai metų gydytojai renka, tipo, metų... Gerai, kaip nustato metų gydytoją? Tai balsuoja žmonės, Daugiausiai siunčia laikraštį, siunčia rajonų kažkas laikraštį. pildo. Ne, siunčia rajonų laikraštį žmonės pagėdavimus ir tad, kas daugiausia siunčia, tada duoda balsuoti, ypač Tiesiog šeimos kandidatų. gydytojai, kur daugiausiai pacientų. Taip, kaip telefon apklausa vyksta, taip pat su spaudai ir viskas. Tai. Nu, gerai, grįžtam prie biržų. Taip. Tai buvo apdovanojimai jaunimo. Ahuienas renginys tikrai. Pusė salės galbūt, ten tipo gal tarpina 300, nu apie 150, gal 200 žiūrovų buvo. Apie 2 jo buvo. Na, aišku, ten buvo ir vyresnio amžiaus, ir jaunimas, buvo gal ir mažamečių, bet nežinau, tipo. Bet ką mes esmė, kad organizatorė, irgi fan organizatorių labai ten parašė, kad stand-upą rekomenduojama žiūrėti ant 16, tipo, nuo 16 metų. Nu, nes vis tiek yra ir kiksmažodžių, ir, tipo, nu. Ir kažkam užkliuvo. Tai va taip parašė. Penktadienį praužė jaunimo apdovanojimai, kuriuose pagerbti aktyviausi rajonų jaunuoliai, bet va. Biržų rajono savivaldybė, Pabaigoje susirinkusių laukia ir žadėtųjų staigmena, komediantų pasirodymų. Kabutėse dar parašė. Komediantų. Tai jūs nesate Mes komediantai. Nes komediantai. Šinčilan. Močiutė mane vadina. Papiktinės kai kuriuos šventės dalyvius. Kai kuriuos, tai čia realiai papiktino tuos, kurie nėra valdžioj biržų savivaldybė. Nes šitą bobą, atsiprašau, moteris, dama su atškarikais, vienai kiek, žiūrėjom, tipo straipsnį jos, tai visi grinai yra parašyti prieš dabartinę valdžią, tipo Karabiros yra. Pozicija. Opozicija, jo. Ir labai liūda, kad dar sovietinis mąstymas vyksta kažkoks, tipo, blemba, kažkokios miestas. Pasvaly, tipo, taip nėra, yra taip rajono laikraštis, tu rašai įvykius, kurie vyksta, tipo, nerašai, kad čia, oi, čia, nu, suprasit, kodėl čia yra opozicijos parašyti. Nu, bet iš viso, ta prasme, nieko neturėtų. Tai, nu, blem, bet... Nu, mums nėra blogos reklamos, nėra blogos reklamos. Mums, tipo... Nes jeigu jūs... Mes dabar esam top 5 komikai biržuose. Jo. Kas dar? Nežinau. O, tai Kerbelis nežinau. Kerbelis ir Kamilis Stepanov. Jinai dirb? Man atrodo, jo. Iš Biržų Kamilį, jo. Rėmė pana. Jo, ir... Nu, kad... Ačiū šitą faktą. Čia vieta jūsų reklamai, tipo. Galite parašyti vieta jūsų skandalai. Nes Birža mėgsta skandalus. Gerai, žiūrėk. Jo, skambės pasipė. Juokelių turinyje vyravo juokeliai apie aną galą. Kas tas anas galas? Jo. Taip pat netrūko necenzūrinis leksikas.
Nu, tai, bet, nu, Pasirodymas stebėjo salėje sėdintys mažamečiai. Anot Biržėčio keista, kad toks humoras labiausiai linksmino pirmose gretose susėdusius rajono valdžios atstovus. Jo, Ir čia jau meras- turim čia tiesiog kliką. opozicija visiškai. Čia yra klikas, kad jau... O tas meras, sako, taip esu Jo, meras žiauriai, fainas linkėjimai, jeigu žiūri. meras- Koks vardas, nežinau. Pamiršau. Pala. Jo, tipo, meras žiauriai ofigienas. Tipo, aš su juo, aš lybo paskutinis ir tipo su juo tiesiog tipo ryfinom vien su kitu, žinai. Tipo, žiauriai, prikolų supranta, jo pastumė, žinai, tipo, labai, paskui mes po renginio prie, sako, maladės, taip atvažiuokit, aš jau, tipo, žiauriai patiko. To nori rinkėjams perduoti biržų. Nors jis sudėjimas yra, bet taip fainas, tikrai jaunas, Leonas Čiūvas, už mane jauniu atrodo. Čia kažkur Kestutis Kinzikėvičius, Kestutį linkėjimai Kinzikėvičiui. Kęstučiui Ta patą, linkėjimai. tai gal toliau rašo. Kiekime žiūrės, kas. Jo. Gerai, toliau, Jūs kas vis čia? tiek big biržas esate. Jo. Va, tai jaunimo reikalų koordinatoriai, nu nesakysim vardo, komentavo, kad konkrečiai šių stand-up žanrų komediantų humoras jaunimo tarpe populiariausias. Nu, realiai, tipo, dabar stand-upas populiarus yra labai. Tad būtent jie ir pasirinkti, siekiant pritraukti kuo daugiau jaunimo renginį. Renginių skelbime buvo paminta, jog komediantų... Kodėl komediantų? Pasirodymą rekomenduoju stebėti nuo 14 metų. Nuo 14. Okay. Jo. Žmonės informuoti, o ten salėje sėdėjo 12 metais ar 14 metais. Mes amžiaus nepatikrinsime ir tokių dalykų nesužiūrėsime. Nu, realiai jo. Tai čia yra, tipo, tu kai žiūri ir teliką, blem, yra uždėta S raidė, bet tėvai kartu žiūri savo vaikais 7 metų. Taip, ta pats dabar žiūri telikę N7 ir žiūri rimtus reikalus, kur ten, bleš, irgi šneka pyderai, taip toliau. Kiparisai, Kiparisai, nu, kur ten šaudas ir gaudas, žinai. Dabar čia nesužiūrės. Bet aš esu mokytojas, mano trečiokai žino, kiek smažų keikėsi. Taip, nu, tai jie, tipo, aš juos mokau, sakau, jūs žino, kiek smažus, aš irgi moku, bet savo yra tam tikros vietos, kur negalim, bet čia yra pasirodymas, tai čia, tipo, Aš dalis. šitą cenzą kaip dalyką jau nebesuprantu, nes nu vis tiek tie vaikai žino tos keiksmažodžius ir tu neapsaugosi jų nuo keiksmažodžių. Čia Tai, labiau geriau, tai, kad tipo, reikia... ir nuo nieko neapsaugos. Tai reikia tiesiog, jo, aš ir sakau savo vaikam, taip, oi, ne tai, kad nesikeikit, bet sakau, kad aš žinau, kad jūs mokat, vienas berniukas irgi, taip, paskundė, vienas vaikas sako, nesakys, nu pakeisiu vardą, Antanas keikėsi, žinokit. Sakau, gerai, tenka Antanai, sakau, labai gražių žodžių girdėjau, mokai, papasakok, nedurnas. Sakau, nu moku, labas, atsiprašau, ačiū. Nu gerai, sakau, šitos mokai. Sakau, bet ir negražių žodžių mokai. Papasakok irgi. Pyderas, nahui, blėt. Sakau, okei, sakau, aš irgi šitą žodžius moku. Sakau, yra tam tikros vietos, tipo, nu, kur, nu, mokykloje mes nesikeikiam, žinai. Nu, tu ugdai jau kritišką mąstymą. Tarp draugelis, ko tu gali, tipo, taip kalbėti, bet, sakau, prie tėvų, ten mokykloje, nu, tipo, viešoje erdvėje, nu, negali tu keikti, žinai. Nu, bet čia tiesiog geras. Nu, tai čia normalu, žinai, Visi seniai. mes užauksim, vis tiek naudosim. Nu, tai va būtent, žinai, ir mes augam nesikeik, nu, mes patys keikimės. Visi keikimės. Mokam vaikus negert, nors mes patys prie vaikų gerim, žinai. Nu, tai va, ta dalėm yra. Mokyklai gerai prie vaikų. Aš apie tėvus kalbu. Man sakydavo, tai... Ateina į mokyklą, pasimta vaikų, nu davai papiam. Ką? Nes, tipo, Mano aš... sūnus sakė, kad tu mėgstamiausias mokyti. Davai, Ką papiam. jūs ant mokytojų kambarį veikėt? Nėra tokio. Nėra? Ja. Čia mitas, tipo? Nu, aš dirbu mokyklą, kur, nu, tipo, yra toks kaip... Ten su kavos aparatas ir susėda keli mokytojai, ten pavalgyti gali pagerti kavos. Bet aš Va, įsivaizduoju. ai, dar geriausiai patiko, kiek savivaldybė mokėjo už jų pasirodymą, dabar atsakyti negali, kaip ir visą renginio samatą, kiek tai kainavo, nes neturi savo Koks vadovą. jiems skirtumas, kiek? Ai, va, geriausia, kai neseni. Galiu pasakyti tik tiek, kad tai mažesnė negu rinkos kaina. Tu čia rimtai tik parašyti. Nes už rinką mažiau. Tai aišku, blėt, vis mažesni. Taip. Bet seniai mes tipo ėmėm, galim sakyti čia. Koks Nu, glemonu, bet čia jų dalykas, čia jų biudžetas. Taip, rimtai mes ėmėm. Kiek mes gavom, tai taip aš galėčiau pasakyti, bet čia jų jau yra. Man tipo skambino jinai, tipo, organizatorius sako, mes čia kvietėm tipo komiką irgi, tipo, kylantis ir atsako, už pusvalandį paprašė, tipo, nu, tiek pat, o aš pasiūliau, kad mes 3 atvažiuojam, po 2 minučių, tipo. Ir padarom valandą. Padarom jo ir 5 eurų mažiau, Jo. tipo. Sakau, labai noriu. Nu ir va, žodžiu, ir... Man tai blėt, kai siūlo, man pasiūlo kažkas, tipo valandą ten kažko tokio, po kiek už valandą. Blėt, a ką tu valandą aš prisidėlė? Tai va, sakau, aš šansų. valandą, tai aš visą laiką tipo rašau, kad tipo bus daugiau žmonių ir automatiškai gaunasi, kad reikia daugiau mokėti realiai, nes bet realiai 1 valanda yra verta tiek pat kiek 3 žmonių, tipo po 20. Nu, man irgi, kaip skambino, sako, aš noriu valandos, tipo tavęs, sako, aš neturiu valandos, sako, maks 2 minučių, sako, aš turiu dar 2, nu, tipo, mes taip neskaitą, žinai. Ne, nu, taip, stipriau mes turim 2 minučių, 30 dar galiu, bet tipo 40. Aš realiai, jūs šiaip, blemba, 20 minučių neišbūsiu, piščiuk.
Aš išbuvau 19. Piščiukas mažai, piščiukas gal 15. Nu, gerai. To jis reikia pradės kasnesnis. Aš galvoju, nes aš neišbūsiu, nes aš taip neturiu bairių, tipo 20, aš nežinau, kas 20 minučių kiek yra. Bet sen yra žymiai lengviau atstovyti 20 minučių negu 10 minučių. Tipo. Nes tu per 10 minučių apšyli ir ta 10 minučių tiesiog aš kitas 10 minučių tiesiog su publika bendrau, žinai, kažką ten. Ir gal net 2-5 minučių išbuvau. Su mėru pabazarinau, žinai. Ne, bet čia ir priklauso nuo pačių bairių. Ten, jeigu žmonės juokiasi, jeigu ten dar ploja, tai tas laikas vis daro, nes aš išpasakau biržose 19 minučių visą setą savo. Ir tada kitą dieną Panevėžy buvo showcase'as. Ir aš buvau 22 minutės ir man dar 5 bairiai liko. Tai Jo, priklauso. Susidaro visas tas. Kažkas, koks hekleris gali tai tipo kažką tau sakyti, Jo. garsiau pabendrauti, čia, nu, Dar žinai. minutė 2 plus. Ir... Aišku, sunkiausia yra, kai tu 2 minučių turi pasirodyti už šūdą valgyti, tipo, visiškai nieks nežvengia. Ir tu negali nulipti, nes tau šaibų sumokėti, žinai. Na, šitas labai... Nu, tai va, dar apie grįžtant prie to straipsnio, tipo. Aš net nemačiau to straipsnio, pradėjau pažįstami rašyti, tipo, iš biržų, kas ten yra, kas mane followina. Sako, nu jau matėt, tipo, apie jų skandalas yra. Koks, žinai, straipsnį paskaičiau. Ai, sakau, taip. Sako, ir ta pana viena parašė, kad jo sesė taip irgi buvo, žinai, tam renginį. Sako, žiauriai, tai jau patiko, visi jaunimas patenkintas. Ir mes buvom remekė, ar pirkom ten valgyt, gerti. Remekė bairių buvo. Prie jaunimas, adai, fotkė, tipo, galim žiauriai. Jo, Ir mėras atvaro šalia, Ir sako, nu alus ką. ponė. Jo. Ir mėras eina, sako, ką vakarą bišką lūčia. Jo. Teisingai reikia. Žiauriai, faina, taip. Ir net senelis, man vienas dedukas toks, gal jam šią metą, tipo, parašė, kad, tipo, šaunuoliai, sako, taip, biržos nerenginių, tipo, atvažiuokit. Tai reiškia, kad yra dar ant tiek biržų miestų, gal ir kitose širvindos tas pačios, tipo, yra diktatūra, kur, tipo, viena pusė, ale gera yra, kas vyksta naujovės kažkokios, šūdas visas yra. Man atrodo tiesiog, kad labai daug miestų labai nepatiria visos šitos kultūros ir tu kai nuveži tenais, net nėra tai, kad reiktų būti aukšto lygio ten labai. Jo. Nuveži mūsų lygio, tipo, tą komediją ir jiem jau įdomu, nes Nes kažkoks kitoks renginys Jo. visiškai. taip, nes, nu, pas juos blemo, kas vyksta šokiai. Jo, šokiai, folklorai. Pats, tipo, kaime augęs, viskas. Aš dabar matau, kad tuose pačiuose kaimuose, žinai, nieko nevyksta. Tu ten gali renginį padaryti, ten po 5 eurus užėjimo. Tu pririnksi iš kaimo, ble, 50 žmonių. Nu, pam jo. Tai bet dabar mes taip padarysim irgi, tipo, tokį kaip šaukeisą pasvalį bandysim daryti irgi. Čia tu organizuoji? Ja, nes aš iš pasvalį, tipo, galvoju, nu. Jo, bet čia žiauriai, man žiauriai faina yra, kai žmonės iš savo miesto, nes man, tarkim, aš esu ten iš kaimo, ten 30 km nuo Kauno, tai nu, man iš mano pusės aš negaliu, Nu, jo. nes neapsimoka, žinai. Tai gerai, gegužės 10 pasvalį, 19 val. 6 eurų bilietas. Atvažiuos Kasparas Vaišnoras, Vinas Pyčikas ir Kristopas Šileika. 4 po 15 minučių varys. Jo. Stipriausių savo, ką turim stipriausią sukūrę per šiuos metus, tipo, atiduosim tipo, jums. Biškai reikia kitur užvežti, nes pasvalį nelabai kas atvažiuoja. Jo, tai pasvalį realiai irgi, tai humoro klubas atvažiuoti. Į Brašką, Bartušką ir Šiužynį. Jo, ir nu tam blemo. Ir ten soldautas, mano mama buvo irgi, nežinau, kas tas stand-upas, sako, aš stand-upinu, kas čia yra, taip. Sako, nu, mano irgi humoro klubą. Na, mamas. Sakė, apsimėžimą, tu prižiūrėjai, žiauriai patiko, taip. Ir sako, kiek jaunimo, tai pasvalį, sako, aš tipo, nes, nu, tipo, visą didžiąją salę, ten gal 400 žmonių telpa. Nu. Soldautas visiškas, tipo, buvo. Sako, Bet iš kur ta tiek prasme- jaunimo, tipo, nu, tai pasvalį nėra matę tiek jaunimo. Man atrodo, mes irgi biškai nurašom tą, tipo, mūsų tėvų kartą, kur ten 40-50 metų, kad, tipo, jiem nebus juokinga, žinai, nes jie nesupranta tos komedijos. Nes mano mama buvo atvažiusi po stand-upo. Ir jau huienai patiko visas koncertas. Čia jau nuo požiūrio žmogus. Jo, Jo, bet esmė tame, kad mes, žinai, visi sutotalinam viską tą, kad visiems ten, žinai. Jo, mes tai Čia senų yra žmonės jaunų nurašom, dalykas. tai, kad jiems Šilanskas Orlauskas, o čia tipo jau nebe. Jo, Ne. jo. Va, buvo stand-upė vakar, tipo irgi vyko penktadienį, organizuoja stand-upą Vilniuje Bronxe. Tai buvo atvaręs dėdas, nežinau, gal 7 metų, tipo, su savo panu. Su pana- panu, kad 20 metų Tu tave atsivedė. būtent seniai, gal 5 metų, tai pana, tipo, senis, tipo, išsilaikęs. Oi, tai. Nu, Sugar daddy. Kęstučio linkėjimai. Ir tipos užlipo pirmas komikas. Tiesiog jis, tipo, heklino ant pirmo to komiko. Jis sėkingesnis už tą pirmą komiką. Ir žiauriai, nu, tipo, gerėtis, ne tai, kaip, žinai, būna, kad prigėrė, kai irgi Open Mic'os atvaro, ten, žinai, ten bus, kad esnu, kad užsiūlė. Bet Jisai yra- logiškai atsakinė, žinai, jis paklausė logiškai, atsako, žiauriai. Bet yra skirtumas tarp blembo gerų heklerių, hujo heklerių.
Nes yra kur heklina, bičias, bet, nu, tipo, gerai, nes tu turi dar pagalvoti, ką atskirti, žinai. Nu, tai Vis draugas tau prideda. Jo, visą jis, setą. jis tau padeda realiai, nes tu gali, žinai, kažką pasakyti, kažką pridėti, bet būna tų heklerių, kur tiesiog tokie, nu, ne. Jo, ir būna, kur tiesiog Tiesiog pripysus ar to, kad jin turi pasireikšti, arba jis turi pasireikšti dabar. Nu, tai, blėt, tai patilėk. Na, kad išneki, žinai. Jei neturi ką pasakyti, tu turi dėmesio, žinai, nu tai... Tai va, nu tai su biržos taip ir baigiam, kad tipo, daug palaikymo taip gavau, aš žinučių parašė man daug, tipo, žiauriai patiko, nekreipė dėmesio, čia opozicija dirba ir taip toliau. Bet šiaip žiūri faina, kad turi tų projektų. Ta prasme, Ir dar, žinai, ką meras sakė, atsiminiau, sako, prie tos valdžios nebūtume atvažiavę, taip čia. Taip, faktas. Nusirėdė, kas Seime, Valkiūnas sėdi, komuniaga visiškai, žinai, tenai, galimai, komuniaga, antivakseris. Dar buvo biržose Bayeris, mes Rimekė buvom užsipirkti dalykų. Ir aš paskutinį įsiliai stovim, mes ten keturiese stovim. Ir už mūsų prie tiesiog tokie bomžiai alkoholikai. Ir aš taip, aš striukę buvau ir čia yra kišenė man. Ir aš taip ranką laikau ir aš jaučiu, kad per mano ranką kažkas eina ir bando striukę atsekt. Ir aš lūpą bando taip pat patamdyti. Ir aš atsisku ir dėdas, o taip į mane prieš tai žiūrėjo, kol sekė. Ir pamatė, kad aš atsiskau ir jis iškart nusisuko, o taip ir su draugelį pradėjo bazarį. Opozicija dirba, kaip sakant, visų lygių. Lemba šiaip realiai kaip Prūsija, lemba. Tai padarė renginį, tai ko aš, blėt, ir gint pensininkai visi nepatenkinti. Kiek tu, net tų vaikų net Nei ten nebuvo. buvo tų pensininkų, realiai. Nu va būtent, kažkas Jūs parašė. net nebuvo ir jūs pyksta dabar. Nu, tipo, kiek Tiesiog, nes šnekėjom, jie organizuoja. su organizatorė kalbėjom, tipo, Piščiukas klausė irgi, sako, kaip Žydumas Savickas čia biržos, tipo, smėgiamas, sako, aš nežinau, tipo, aš ne iš biržų, nu, nežinau, tipo, pavadinęs rėjau, bet sako, laikraščių lygtais redaktorius, Savicko geras draugas yra. Nu ir Piščiukas ant Savicko dar pastūmė, aš ant Valkiūno pastūmiau. Nu ir tiek užteko, žinai, tai dėl to ir parašė. Biškėjo, tai tą, Nu, bet sen, mes parašė, kad skelbėm ideologiją. Jo, pas mus aprašymas buvo viso pasirodymo, kad tai yra 3 draugai, kurie skelbia su savo humoru dar kažkokias ideologijas, tenai Pasiekė šitą skelbia žinias. Ai, tai jūs tiesiog pakeitė savo Mes komedijos mus stilių dėl to, kad... kaip filosofus pristatė. Ideologas kažkoks. Jo, aš esu pristatyta, buvau kažkada čia vasarą Klaipėdos kolegijos ten renginį, mes su Osvaldu Raštausku, nežinau. Kas gyvas dar? Nežinau, Su panas. panais į fotinį dingo. Net man ir tai buvo, aš pusę metų stand-upą įdingau, nes panas susiradau. Jo, bet karočiui mes buvom ir mūsų tai visoji programai pristatytas buvo, nes mes ten darėm tokį, karočiui, podcastą gyvą, nu nežinau, pasikalbėjimą kažkokį buvo. Ir mus pristatė kaip pokalbiai su garsiais žmonėmis. 300 followerių Instagram'e. Čia garsinės reikia. Ta prasme, Pokalbis su garsiais žmonėmis, tai Maldeikienė galėtų būti labai bliaunai. nežinau, tai buvo, žmonėm patiko kaip ir ten, ką žinau, galėjo pasakyti. Ai, mes irgi darydavom. Mes darydavom, tipo, pusę valandos stand-up ir pusę valandos, tipo, Jo, mes darydavom po 10 minučių kiekvienas stand-upą, man patiko. Tauragiai pirmas šiaip visai geras buvo ir ta Alitui darėm antrą ir tu pirmas lipai, tada aš po tavęs ir man apšė nėra, aš po 3 minučių gal nulipau. Ne, nu pabuvai senė, tad buvom. Mes atidirbam, tipo, sėt. Aš tai nelabai Žodžiu, jeigu reikia komedijantų, pigių, šimtas kainos. Jo, tipo, tai jau rašykit, tikrai mielai atvažiuojam. Ir dabar į Uteną pakvietė mane, panorganizuoja kūrybinių, nu, kaip ir klasika, kūrybinių industrijų ten studentė. Ir kaip ir baigiamai darbą kažką turi renginį padaryti. Tai padaro tenoj stand-upą, ten open mic'ą ir kas iš Utenos tipo nori ateit. Nu, ir mus kvieti irgi taip prisatvažiuoti, nu, bet mes be šaibo taip, nu, nori, žinai, užsidirbti vis tiek kažkokią kapeiką. Nu, jo. Nu, tai va, taip važiuosiu, aš irgi ten pasirodyti, tai išėsiu kaip bus. Nežinai, siūlė tik tai už kurą ir rėmėjų dovanas. Tušinau karpudelį. Nu, gal ne. Na, Padėlę gavomgi. A, jo. Gavom. Lietuvai ir diplomas, padėkos raštas. gavom. Jo, fainai. Bet tai gerai, žinai, kažkada galėsiu turėti tiesiog spintą, kur... Senė, aš senai išmetęs. Pas mane ant spintos tas. Aš senai išmetęs, tai remelis paslygęs. Nereikalinga. Lema, Jo. aš tai nežinau, renku viską. O kaip mes iš viso gavom, pradėjom ten Tauragę Lytum. Kažkam vienam Ai, man jo, permetė ir aš tada pasiūliau 3. Seriai, jum abiems su Lynu pirmiem parašo, man paskutiniam parašo visą. Tik nieks nieko nerašo. Ne, tai man dėl Tauragės, jam dėl Alytaus, man atrodo. Mum abiems su Lynu, man atrodo, dėl Lytus rašė. Man nerašė. Taip. O dėl Utenos tai visiems rašė.
Bet O dėl biržų man. Biržų tipo, dėl tau, biržų bet ten man daugiausiai vis susisiekė. tiek tokio mokyklose būna, ar kaip tenais. Jo, taip, ten, Jo, ten jaunimo renginiai visokie. moksleivių atstovybės. Nes jie ten kažkaip, man atrodo, komunikuoja tarpusai. Jo, ir ten buvo suveža iš skirtingų miestų, ten buvo renginys kažkoks ten 3 Jo, ir mums sakė kur mes pirmą kartą Tauragėj pasirodėm jo, ten GNG sindikatas, Bareikis. Dieną prieš buvo Jo, sindikatas ir tada sako, kad mes geriau pasirodėm negu sindikatas. Parašė, tipo, Agnė irgi su stand-upu ten. Žinai, Agnė, žinai. Komunė. Jo, žinai. Tai va, tipo, jinai irgi ten priklausomų moksleivių ten tai atstovybei. Tai va, parašė, kad, sakė, visi patenkinti, sakė, geriausias, per kiek metų vyksta šitas susibūrimas, sakė, geriausias, tipo, buvo renginys, kad stand-upas buvo, taip, visi patenkinti. Tai mes ten, tipo, baisiai nekylinam. Jo, tai Tai nebuvo. va, vidutiniškas pasirodymas, žinai. Bet vis tiek nuo jaunimo. Labiausiai patiko, kad paskui barė, kylinam ir jie. O. Jo, ir pradeda greitint plojimais. Ir ta, o, taip. Sako, Jo, jo. sako, Kasparas, blėt, kaip čia. Čia susitarimas kažkoks. Jeigu rasim video, galėsim. Ką tu mes- sakė jiem, kai tu pasimeti labai tą pirmą kartą šlipai? Aš sakiau, jie ten kažkaip rankas tai pakėlė. Aš sakau, jaučiuos kaip nacistiniai Vokietijai dabar. Tiesiog Saliutuoja. dabar pakėlė ranką prieš kamerą. Jo, nes kamerą. aš lipau Tauragėj pirmas, čia buvo mūsų, iš viso, pats jo, pirmas jo. gigas mūsų 3, privatus. Ir atvarom, aš pirmas užlipau. Ir, sakau, nu tai va, čia bus komedijos renginys, ten jeigu juokinga pasijuokit, jeigu labai juokinga, ten paplokit, taip toliau. Ir jie tada... Bet tų žodžių Ir tada pradėjo, jo. pradėjo plot ir jie va taip. O, taip. O, taip. Aš šitą iškirsiu iki. Ir paskui varėmės į Alytų. Kontekstą. Ir mes varėme į Alytų paskui. Ir vėl tas varšūdas, bet taip pat varėme. Mūsų žmonių atvažiavę mūsų paskutinį iš Tauragės. Mes Tauragėj tą šizofreniją išgyvenom ir galvom, viskas, taip, čia nebebus tokia šūda gyvenime, reikėjo nufilmuoti. Ir atvarome į Alytų ir mes net negalvojom, kad gali būti pasikartoti šitas dalykas. Aš pirmas lipau. Pirmas užlipai ir vėl tas pats. Čia nėra mažų miestų dalykas. Čia yra šoks Čia jau susitarimas jau čia moksleivių jo. Pirmas gigas šiaip, jeigu prieinant, mano pirmas, nesumis buvo, mano pirmas gigas buvo Nemenčinė, mes su Leino Piščiu ir Nedu Zimantu taip pat turėjom gigą. Po 3 eurų ten, dar, žinai, kai mes mažiukai dar Zimantas buvo irgi taip nelabai ten. Žinai, kažkas prasimušė, kažkas čia sėdi. Kitą savaitę. Tai Tai važiuosite. Bet ten gerai sekės, Nemenčinė, tipo, jo. Tai va, pirmas už pinigus mano gigas buvo Nemenčinė, tipo, ten irgi buvo mokinių kažkoks renginys, tai pasikvietė. Ir mokytojas buvo mokytojas, sėdi, kahujienas mokytojas. Savo mokytojas galim šnekėtis, ir jos lūžo galė, tipo, aš esu mokytojas ir aš turiu barę apie mokyklą ir jos ten lydės, tipo, žiauriai gerai buvo. Tai va, o kitose renginiuose tai nebuvo, tiesiog jaunimas susirinkęs, tai būdavo. Tai biržai paskutinis, žinai, toks kaip ir gigas buvo. Dar aš truskininkas. Bet tas skandalas buvo daugiau nebegauna. Ja, ja. Gal. Ne, bet Skandalų. grįžtam prie to, žinai, kad tu padarysi, tu pasvaly tą, tai irgi žiūri Pasvaliai, mes matai darom, taip, mes neturim trūpės, žinai, nes dar, Bet, taip, nu jo, neturim, jo. mes tiek patirti, mes nežinome, esam, žinai, naunėjimai tokie. Nu, bet blema, gali visi, man atrodo. Nu, tipo, yra įmanoma daryti, bet man patinka tai, kad iš savo, tu darai pas save miestę, žinai. Nu taip, Aš nori, manau, žinai, padedi. atvežti vis tiek maža Bet dar, žinai, miestė. kad svarbu kažką šiaip planuoti. Nu, tipo, turi tą dalyką, kad darai kažką pats. Žinai, ne tik, kad prisijungi prie kažko, bet darai kažką pats. Aš svajojau solo padaryti savo, bet ne, aš nenorėčiau, taip, neišnekėčiau tiek laiko ir su solo rizika biški, žinai. O va dabar. Kokią tu riziką turi dabar? Nu, tai aš neturiu tipo kemę, nu, nes tiek reikia apšilint jiem, bet Pasaulyje uždaugins. kiek, aš žinai, jo, man jeigu neišpirks bilietų pasvaly, tai aš nebegrįšiu. Hatą sudegį nebegrįšiu. Ką man ten grįžti? Grįžtam prie sudegtos degusios matos. Nu, ką ten grįžti? Nu, nebegali. Nebegali grįžti. Galiu grįžti, bet niekur galvytis patėti. O jo tik pasėdant pusiau taip nudegę. Jo, mes- Jo kambarys apšė nepaliestas, yra ugnies. Tai nesisėdėjau tik. Godas Danelį buvo padėta. Nu, gaisro. Šventinto vandens Jo, biliūnas. jo. Jo, nu tai ką, hatą sudegė prieš 2 mėnesius. Nu, tipo, žinai, man atrodo tokios man nelogiškos nelaimės, kur tipo kitiem, tu tipo vienetam įvyksta. Aš atsimenu, prasidėjo koronos virusas. Pasvaly su mama vieni iš pirmųjų susirgom, bibiškino kažkur. Tėvus mirė. Hatą dabar sudegė, jau. Kasmetos kažkaip huine atsitinka, žinai. Tu gal, blėt. Kas šiais metais bus? Blėt, tikiuosi viskas gerai bus. Bet žinai, kas yra, blemba, aš kažkaip toks biški, ne tai, kad šaltas palikau, kitų problemų, blėt, kiti ten dėjoja. Ai, čia kažką, blėt, yra seninam. Ką tu čia? Ypač būna, kai koks prosenis miršta ir verkite. Mano prosenis, blėt,
matęs 2 kartus. 100 metų nugyveno, verk, blė, tėvas, kai miršta, verk, žinai. Ten, ar mačiūtė jau, mačiūtė mirtų, man liūdna būtų, mačiūtės man kaip mamos antros yra, aš labai jas myliu, tipo. Bet senelė, man senelis vienas mirė, kai man, blė, 10 metų buvo, kitam, man 14 buvo. Žinai, irgi jau nuo jaunamės pakankamai. Aš gal vienos laidotuvės esu buvęs iš viso. Senė, aš dar tiek palaidojus, esu pats. Jo, tiksliai. Seminarai dar mokiausi, aš kiek pakasęs 50 gal esu taip. O tai čia nėra, tipo, tų duobkasių darbas. Nu, tai duobkasiuškas, aš ne užkas, aš tiesiog apeigas atlieku visas. Taip, perst maldas, pasimeldė, pakrapinį vandenį ir viską, žinai. Ir galva tas kažkaip man dalykas vis, leido ir valdas su ratai įsikalbėti, Kiekvieną podcastą. Terapija čia. Pas mane dabar jau bus, kadangi čia antras podcastas, kuris šiais, tai bus kiekvienas podcastas apie laidotuvės. Kas Ką jūs buvo? pirmam kalbėt? Apie maistą, karočią laidotuvės. Ai, laidotuvės, okei. Tos Daug majonezo, daug Aha, majonezo ir daug vištienos perčiūsios. Ne, karočią tiesiog. Ir duona ta pati pigiausia, kur, blėt, valgai ir šlapia, šaldu, blėt, prisigėrė vandens. Nu tai tipo, mane gal užgrūdino tos laidotuvės, nežinau, nes tipo, kai mano tėvas mirė ir jis jį dar mėnesį turėjo pervežti, tipo, iš Anglijos, nes jis tipo su fūra važinė ir ten mirė, ir, nu, korona buvo ir nepervežė taip greit. Senė, aš dar seminarį mokiausi tuo metu ir aš pirmą netėjo palaidą, aš dar kokius 5 žmonės prieš tėvą puškasiu, tipo, jau palaidoti kitų žmonių, žinai. praktika buvo. Mama sako, gali tėvą, žinai. Toks tipo, kiti verkia, oi čia, aš tuo metu mano mačiūtė mirė, pochus, man tai jūs mirė, bet kad čia verkia. Toks, tipo, nu. Na, aišku, negalim skausmų dalinti, žinai, kiekvienas kaip čia. Čia dėl to čia ir nebaigia į kunigų seminarius, nes tiesiog tau pasako, oi, mama, Jisai pyką pasiekė antram kursė. Man viskas, ką galėjo velnės manim padaryti, viską padarė. Hadas sudė ir tėvus mirė. Eina pamiršti. Net aš ir noriu seniai. Nu gerai, pakalbėkime apie Hadą. Tavo Hadas. Hadas sudegė, jo, blėt, bet įdomu, tai Bet tai, aš tai noriu pirmą padarykas padėkoti visiems žmonėms, kurie aukoja pinigus. Jo, žiauriai. Čia tikrai ačiū labai. Nu, aš nežinau, čia tau labiau pasakoti yra, bet... Nu, tai va, šeitas, kiek surinkom, bet, nu, ne 10 000. Tai jo, žmonių labai daug buvo, kas padėjo. Ir daug tipo komikų dalinos ir tipo, kur žmonė, jie net manęs nepažįsta, ten, žinai, pasidalina irgi ant storijų savo, žinai, ten. Nu, bet tai žiūri, nu, iš vis faina, kad Lietuvoje vis tiek suartina tos nelaimės, suartina žmonės. Nu jo, tas komikų bendruomenė, pamatai, kokia stipri, žinai, yra, kad mes ir kartais tarpusavį pasipjaunam, žinai, ten pavydį viens kitam. Bent savo labai komikų bendruomenė, seminarijos bendruomenė panaš, nes tipo dauguma vyrų vis tiek yra. Ir aš atsimenu, kaip seminarijoje visi pjaudavos, bet jeigu kokia bėda, tas pats tėvas, kai man mirė seminarijai, visi susvienė, tipo, ir ten šaibas kažką renka, žinai, ir tipo palaiko, klausia. Irgi čia, kai Hadas va irgi komikų bendruomenė, taip visą, žinai, taip atrodo vieningai, visi tokie bičiai, žinai. Gal biškai prikolai komikų bendruomenė geresni, man atrodo. Seniai, tikrai taip. Aš galvojau, sakysi, seniai, tu neįsivaizduoji, kas vyksta kur. Ne, seminarai irgi taip prikola dafiga būdavo ten. Bet palauk, o tai sakai, kad didžioji dalis yra vyrų abiejose tose communities. Nu jo, nes seminarijų vien vyrai, tipo, nu, pas tai mokos, seminarijų vien vyrai. ko pas mus komedija, nu irgi dauguma vyrų. Ai, Nu, yra kelios aš galvojau, kad seminarijai yra moterų. Nu tai yra, kos valgytais ar kokia 11 ten viena. Nu, bet tipo, jos nėra, kurios lanko seminariją. Nu, Ne, nu taip, ne. Diskriminacija. O jo, atsireagau. Po pirmą reagalį. Jo, nu tai va, žinai, ta chata, nu ką. Įdomiai ten sudegė viskas kažkaip, nežinau. O tai, nu, kaip prasidėjo tenais? Aš nežinau, taip. Sako nuo kamino, bet kaminas vapšė, tipo, sveikas yra. Na, nuo elektros greičiausiai kažkaip užtrumpinu. Jeigu būtų kaminas prasidėk, tai būtų mūsų... Tipo, mano chata, nu, Kasparas buvo, tipo, matė. Jo. Labai didelį, tipo, chata yra medinė. Nebuvo ten žiauriai didelė chata, ten tiesiog atvažiuoji į kiemą, viskas normaliai atrodo ir ta tiesiog pusės stogo nėra ir tiesiog įeinam į vidų. Jis kūnas sako, va čia mano kambarys ir apšė švar, nei dulkės nėra, mamos. Nes nėra dulkės, nes leis bandį išpildo viskas. Jo, ir Xbox'as dar padėtas žaidimais. Knyga. Nes nėra man kur dėti. Reikia? Xbox'as, Nu, blem, nežinau, gal būtų sunku prie razetės Nu, žinai, kaip buvo, blem, mes taip gyvenam, mes su mama toj chat, nu ir tėvas, taip, nes tą chatą mano tėtis statė ir jo brolis. Tai va, ir daugiau tėtis mirė, tipo. 3 buvom palikom chatą, sudegino chatą, žodžiu. Nes tipo gyveno mano mama, aš dar kartais grįždavau, mačiūtė mano ir teta kita gyveno. Tai tetos pusė ir mačiūtės pusė viskas sudegė tipo visiškai. Tik aišku, aš ten elektrą užtrumpinu. Nes jos ten ir neturėjo gyventi. Ką aš dar Mačiūtė chatą savininkė, bet neturėjo gyventi.
O mūsų pusė, tipo, gaisrininkai, kad važiavo. Nors gaisrininkai vėlavo, ble. Tipo, aš pasitų gaisrininkai, bet... Ne, kaip tu gali vėluot pasvalyk? Va, būtent, senis. Ten yra Mes trys gatvės. iškvietė mamą gaisriną ar kažkas tenai. Jie, ble, kitoj upės pusė važinėja. Ir jau atvirą liepsą pradėjo. Sorry, mums katiną reikia iškelti iš čia. Nu taip. A, jo, dar katinas ką tu sudegė kitos. Oi. O savo šunį užmygdėm, tipo. Sandachujas stresą buvo, jie, ble, su šalt vandeniu gaisrininkai, visi purškė naktį. Per pat kapas buvo. Tai nežinau, kodėl jie vėlavo, sakė, man gal 20 minučių tipo net važiavom. Ne, kažkur važinėjo aplinkui, ble. O tai namie buvo, kai pradėjo gaisras kilti? Jo. Okay. Tai gerai, kad ne naktį būtų pizda, buvo, žinai, visų. Okay. Ir gaisras atvažiavo, ble, atvirą liepsą. Taip, aš dar mačiau video tą pačią, net negalėjau žiūrėti naktį. Visą vaikystę mano praleisti, žinai, tu hatą. Nu, bet čia žiauriai. Žiaur, bet va, irgi tavo bytų turiu pasirašyti apie gaisrą. Nu, ble, tai šiaip man duoda ar tėvas ar kas. Galbūt mano visi bariai yra labai juodi, tipo. Nes, blėt, mano gyvenimas labai juodų periodų, tipo, turės ir aš, tipo, iš tai jokios, tipo, kartais per žuoskas skamba, bet aš per tai perės ir, nu, tai ką, blėt, dabar sėdėsi, verksi, žinai. Su žmonės aukoju, daug pinigų, ką čia verksi. Jo, man tik patinka, tu sužinojai, kad tą hatą dega ir tiesiog nuvarys stand-upinti po... Jo, man mama paskambino, kad hatą, tipo, sudegė. Ir aš turiu Kristoforą, taip, apšildyti naktą pačią, tipo, už kelių valandų. Jo, bet čia tas yra, kad tu, tipo, jeigu tu turėjai, žinai, tai turėjau... Taip, aš galiu sakyti, kad sorry, tipo, blėt, gal... Ne, Aš čia galvoju, nu, tai... priežastis, tai tikrai... Ką man ta? Nu tai ką, žinai, aš tiek va teatro, tipo, pasiklausydavau irgi aktorių, tai aš tėvas irgi va mirė ir į spektaklis, tipo, už valandos. Nu, taip, Tai negali nelipti. Man teatrė, aš irgi teatrą lankiau ir man išmokino, tipo, nesvarbu, kas yra, pohu, tipo. Man yra tas, kur, žinai, tipo, kašio vedėjai būna, tas, kur, tipo, kai miršta jų ten, tipo, A jo, kaip sakė, Aizėja Tomas ten buvo. Jo. Playoffų grajų turi žaisti. Žodžiu, playoffų grajų turi ir belekiek ten taškų sumetė, ta prasme. Jo, ten pydis gal kokį. Jo. Nu jo, tai tas... Ir čia kur yra tas, kur tu motyvuoja, žinai, kur tu, tipo, ne tai, kai galvoji, kad dėl savęs tai darai, Bet dėl kitų. dėl to, kad tu darai tuom, kom tu didžiuojasi, tu darai tai dėl kitų, žinai, tai tas labai prisėda, manau. Jo, nu tai, blėt, nu tai žinai, nu tai... Man tas patinka, ką aš darau, žinai, stand-upint, man patinka. Dabar ką man grįžti į chatą ir ten sėdėti verkt, nu, na. Aš tikrai išėjau pa žmonės, žinai, pašnekėjau kažką. Prajuokinau kažką, aišku, ten gal sunkiausias gigas gal buvo, tipo, nes ne tas galvoju, bet, nu, vis tiek tas barius Bet vis tiek papasakojo. praeini pro šitos visus dalykus, pro šitos experiences ir tada lengviau jau. Man iš viso ateity atrodo, tos darais. tragedijos yra toks dalykas, kur, tipo, tu per daug laiko praleidi galvodamas apie tai ir aš kalbėjau ir aną podcastą, kad, tipo, reikia realiai, išnaudotai. Tipo, kad tai tą stumti į priekį, o ne atgal, žinai, kad tau nereiktų sėdėti susigrūzinus vienoje vietoje. Tai žinai, Tai taip, visi tragedijai turi kažkokių gyvenimų, nebūna taip, kad visą laiką viskas zaibės, ahuenai, tenai aukso Nu, tai žinai, kaip takaveinė. linksmė kalnelį, žinai. Jo, ir čia jau populiari, kaip susitvarkai įstoja, tai... Bet, nu, tai gerai, baigiam tą chatos temą, taip pat tikrai visiems padėkoti noriu, kas paukojo, taip, nuostabu, faina. Ir mamai namus suradom, žinai, tai svarbiausia, kad teta rado, kur išsinuomoti į pochatą, mačiutė pas savo dukrą gyvena, nu, visiems, žinai, svarbu, nieks gatvė neliko. Jūs ten savivaldybė žadėjo. Visų išmokė, žinai, kad čia visus pasakė, kur... Mes dar norit paukoti čia sąskaitą. Inga Jackuvienė, LT74 077 06. Da, mano mamos vardą žino, ne kartą aukoju, kai Ukrainai skambina. Aš net pana manos vardą žinau. Jo, Aš irgi žinau. aš irgi žinau. Rima. Jo. Pas Valį yra viešbutis pas Rimą. Toks lėdino myštas, kur žiūrėjus, aišku. Aš kerpuosi taptų viešbučiu. Aš kerpuosi taptų viešbutis. Pirmą aukštą kirpyklą, antrą aukštą, net langai neplastikiniai. Pirmam aukšte kirpykla, antram aukšte bariukas. Dar grįžtant prie temos tos, kas, kaip, išgyveno Xbox'as, ne? Pleš, nu ten žaidimai man, tipo, mes vežėm. Sakau, aš dar nepasakoju, kaip pas mus chatai buvo. Ne, bet žiauriai juokinga, mes einam į chatą, nieko nėra tuščia, jokių spintų, nieko yra langai, sienos, grindis, lubos, daugiau nieko ir ant palangės Xbox'o žaidimų sudėti ir knygą kažkokią. Tai va Stanislavas Saulė. O, Biblija, blėt. Biblijas įvežiu. Aš dar prie Kaip ironiška būtų, jeigu sudega chatą ir Biblija lieka tiesiog. Ble, čia pizda, čia relikvijas. Ja. Bet tu pradėtum tikėti tokiais dalykais. Taip. Jeigu tavo hatą sudegtų, karočią. Ir mano kambarys nesudega ir mano kambarį Biblija padėta. Blemba. Netikėčiau, na. Kyšiausias Biblijos, bet padėkčiau. Nežinau, aš negaliu pasakyti, ypač tas pats, kas skaitė, jeigu karas Lietuvai būtų, pakarautum ar varytum į užsienį. Net gerą temą. Aš nežinau, ar aš pradėčiau. pradėčiau. Ar tikėčiau ar ne? Man būna pačiam, tarkim, pizda, kur aš perskaitau horoskopus ir aš tada pradedu tikėti. Sen tau hatą kitas suteks, ble, tu horor. Ne, tai tu dievilas tiesiog tada, jeigu tu pradedi tikėti. Ne, bet Nu, aš... tu įsitikinę, tu Aš tipo tikiu tik tais, kuris pasąmoningai. noriu. Aš delusional esu, aš pasąmoningai, debilas, čia aš yra debilas. tas- Ar tada
tada manifestuoji kažko ar kaip. Jo. Dabar sutikint čigonką kokią, atsiprašau, Romos styvės moteris, sakytų, tu mirsiai man 100 eurų neduosi. Ble, tu duodam 100 eurų. Ne. Ne. Ble, vis tiek tavo paveiktų Ne, neduotum. machai pasitikė. Nu, taip aš irgi neduočiau, bet tu vis tiek galvotum kokį mėnesį, ble, tai gal čia. Nu, taip aš toks paveikus esu, man pasakytų, kad aš mirsiu po mėnesį. Ne, bet jeigu būtų Biblija mano kambarį ir visa chata sudegtų, išskyrus mano kambarį ir ten kažkokį ten... Ne, tavo lopinėlį. viskas sudega Biblija lieka tiesiog. Auksinė, Jo. dar paauksuota. Bet tavo Biblija. Ką reiškia mano Biblija? Aš parašiau tipą. Ne, tu turi to. Pagal mane. Biblija Ne, ne. pagal ką Grožio, surašė, ne? Ten, kur Jėzus pasirašęs tavo vietą. Tipo, kas Linkėjimai. Data ten. Nulinį. Nulis. Gruodžio 24. 25. Jo, kūdikis pasirašė tau. 25. 25, jo. Šiaip Jėzus Lemba. neaišku, kada gybina. Jo. Nes tie mes kalėdą švenčiam. Jėzus, neaišku, ar egzistavo, aš matau. Pagal istorikus egzistavo. Pagal istoriją Jo, šiaip jo. nerado kaulų, tai žinai. Tai ką tu blės prisikėlė, nėra kalsė. Nu. Nes rašė kažkurie ten... Biškis. Jo, sorry, negaliu. Get your Ne, facts right. Jo, Tada jo pradėsiu tikėti. Jeigu tik Biblija liktų iš visos Aš nežinau, blė. Aš va... pradėsiu. Tipo, va... Jis irgi popierius, nu, tipo, nu, turėtų Mano- sudegti. Vakas dar įdomu buvo hatui toj sudegusi, kad... Kas buvo, pradėjo degti tą pusę, gaisrininkai atvažiavo, tos pusės nebegesė, nes ten atvirą liepsną pizdatą, tipo, net preit negalėjo skarštis. Jau net kito kaimyno buvom, tipo, namai irgi pradėjo kaisti, nes gesino. Tipo, mūsų pusė su mamos pradėjo gesinti, bet ten pizdatą, ten, tipo, nu, neįmanoma ten gyventi, nes viskas subėgė, ten reikėtų, blėt, sienas griauti, lubas griauti, nu viskas griauti, ten hatą didelį, nu nebemanoma gyventi, taip, kad ir nesako, mama, net galėjo sudegti, tipo, nu, blėt, tu ateini, tu matai, kad baldai pirkti, blėt, neseniai. Viskas yra, Dar tu nieko tas naudot, grūstas tai tiesiog, nebegali naudot nieko. Ja. Nes mes dar bandėm vežti tos baldus ten į tų baldų plovyklą, kas valyklą, žodžiu. Yra toks dalykas kaip baldų plavykla. Jo. Taip, aš įsivaizduoju, kaip švaros broliai su mašina atvežė baldus Ne, įstumė. tai yra specialus. Aš išėjau praleisti visą dieną. Norit būtam ar paprastą valymą. Tai jo, ir tie pervežėm, išvalė tos tipo baldus, pervežėm ir vis tiek tas dūmų kvapas jaučiasi. Ir tik paėmėm, mes kažkam perdavėm lėktais. Aš šiandien visą dieną praleidau vežiodamas baldus ir blėt, reikėjo į plovyklą vežti. Aš pats veičiau šitus baldus. Baldus šitos? Jo. Nu, bet čia sen, čia nesupilta, nieks Nu, nėra. bet aš norėčiau, kad... nu, Ir čia buvo matyt- dar tipo virtuvės baldai, tai jie, tai gaudė reikmės, tokie atšukinėjai, žinai, yra. Tokios, Ne, mamos lova, pavyzdžiui, tipo buvo, čiūžinį išmetėm, nes vis per Ameriką ten jau pizda. O pabuvo gal 3 dienas tarp vandens, tai ir, na, viskas, taip, išsukom taloną, taip, kas lūžta per pusę, viskas, nebemanoma. Tai realiai dar daugiau problemų, nes, aišku, ten baldai tuos virtuvės baldus išsaugojom. Minkštas dalis išvalėm, perdavėm kitiem, ten irgi išsabūnė kainą, žinai, kas ten. Man labai patiko, mano mama, kai sužinojo šitą, sako, blemba, o tai tipo, nu gerai, aš pervesiu tų pinigų, o gal jam kokių servizų reikia? Jo, blėt, vis pradėjo indus siūlyti, blėt, aš galiu tos indus dar jums duoti, žinai, nes indai tai nesūdai. Sako, nuo vestuvių su tėvu liko dar lėkščių kažkokių taurė. Tipo, viskas liko, tatai labiausiai sumačiut nepasės, nes viskas sudegė. Ir jautrus momentas buvo, kad pusės ir grįžo, nu, tos moters dukra, žinai. Ir užlipo ten antrą aukštą, kur ten visi išdegė ir tiesiog nuotraukas rado, žinai, vaikysis, ten tiesiog nugramdė ir tiesiog nuotraukos lygė, tokie, žinai, ir tai, blėt, taip, nu. Nu, bet ką, linksmiau, karuočia. Po pirmą, nu. jo. Pirmą. Ne, nu, tipo, ir tadai paukojo žmonės, ir mums su mama, ir mačiau, tai, nu, tipo, žiauriai žmonės geri yra. Kai sako, kad blogi žmonės, blėt. Čia Bet- sako, kad blogi žmonės Lietuvai, tai visi, blėt, antivakseriai, visi, blėt, kas už Rusiją, na, tie, blėt, ir nepaukos. Ir dar, blėt, pysė, blėt, komentarus, kad čia kur apdraus reikėjo chatą, kas, blėt, medinę chatą apdraus. Žinai, kiek reikėtų per metus mokėti už medinę chatą, Taip, kad tokį reikia didelį. draudimo mokėti turėtų. Ką? Ne. Tipo, jeigu mes būtume norėję apsidrausti tą chatą, man ten tai 200 kvadratų gal tų chatų ir medinį, yra rizikos faktorius, kad tikrai gali užsidegti. Jo, tai tipo belia kiek kainuoja tada. Belia kiek, o tai mama, kas mama, mačiute pensiją, mama minimalką gauna, o teta irgi ten tipo panašiai. Bet tai gal jums net ir geriau, jūs iš aukų daugiau šaibų gautumėt, Ne, iš draudimas daugiau būtų. Kur negaliu nuspėti. Draudimas daugiau. Ką? Negaliu nuspėti, kiek iš aukų gausi. Draudimas daugiau duoda. Draudimas būtų realiai padengęs, nu, keli šimtų štų galbūt. Gerai, kebra, pasidarom per Jo, trukėlę. eina pamiršti. Padarom per trukėlę, davai. Grįžtam. Grįžtam po pertraukos po pirmą.
Biš nori sen. Aš irgi tą patį jaučiu, bet jo, pas mums pertraukos yra realiai pamišnoj. Kasparui net pertraukos nereikia. Man jau taip susikaupė, man jau pulsuoja akys, aš jau Mes tarėmės, kad aš eisiu myšti. Jo, mes norėjom bitą padaryti, kad jisai eis myšti, tipą, kažkas 5 minutės, bet gavas taip, kad aš norėjau. Nes aš galvoju, kad aš neturiu su ką šnekėti, bet pasirodo, aš... Jo. Yra, kaip kunigui, šipilą kaip kunigui išsipasakoti. Tau kaip pamokslas. Po pirmą išpažinti. Pirmą išpažinti, jo. Ir kokia tavo išpažintis? Mano? Ką gero nuveikė šį darbą pastaruoju metu? Buvau Taline šiaip. Su draugė išvarėm keliom dienom pasbūt, miestą pažiūrėt. Šiaip Stalinas yra zaibės, mes... Stalinas? Šiaip Stalinas. Šiaip Leninas irgi maladės. Hitleris toksai. Putinas. Lyderis. Net nekalba. Bet čia ne apie tai susirinkom pakalbėti. Dabar iškirps kažkas iš antivakcijos, jau Rusija yra, bet... Šiaip Estija, aš manau, kad mes biškai gal nuvertinam. Estija Hujenas, šiaip miestas. Šiaip Estija miestas Hujenas. Ne, Talinas šiaip žiauriai fainas buvo. Bet Vilnius dydžio Estija, na, yra. Tai miestas. Ne, Talinas didesnis, net iš Vilnių. Mokytas, prieš. Talinas žiauriai zaibės ir Bairis buvo... Tas tai gyvena kokį... Milo žmonių tik tai. 2 miltai gal. Ne. Kaip Vilniui panašiai. Palauk, Man atrodo, man... Estija ar Taline, kur... Apie ką mes kalbam dabar? Taline gyvena... Aš nebežinau, kuris miestas, kuris šalis. Estija šalis. Aš nuo pat pradžių nebežinau. Maskva, Estija ar Taline? Abiejuose. Maskva, Hujena šalis yra. Ai, tai darau tripą tokį dar. Riga, Zaibės, Jūrmala, Ventspil. Laima Vaikulė. Akvernis aš. Nu ir kad gero, tai buvom Taline. Buvom open mic estiškam. Ne estiškam, bet estai komikai, bet jie angliškai pasirodo. Antiek nėra ten pas juos rinkos pasirodo. Nes ten aprašymas buvo, kad geriausia vieta ten open mic'am, ten pasirodė. Nėra daugiau kur. Jo, ir mes einam ir ten visiškai myšbaris kažkoksai. Prie uosto ir ten telpa nu max 30. Labyro. Ne, labyrai dar geriau žinai. Oi, Ten telpa max 30 žmonių ir mūsų 12 buvo. Buvo gal 12 tada komikų, kurie po 5 minutės pasirodė. Visi estai ir angliškai stand-upina. Tai tipo žiūrovų tiek pat, kiek komikų? Jo, realiai. Kiekvienam komikui po žiūrovą. Mes Lietuvoje Hujena dar gyvename. Jo, mes tikrai esam privilegijuoti. Šitą žmonių vidutiniškai ir susirėm. Jo. Ir buvo dar viena pana, kur atvarė iš Helsinkio, susimokėjo 5 eurų, kad atvarytų iki Talino su keltu ir tai grįžtų už 5 eurų. Šūdą valgina. Taip, atėjo šūdą pavalgyti 5 minutės ir dar 5 eurų sumokėjo, kad gal į Helsinkį. Valandą grįžtų. Kokia bloga rinka į Helsinkį yra. Jo, ble, jo, rimtai, kad tu turi į Taliną varyti. Tas vas, mes, blėt, pystume Lenkiją, blėt, pasirodyti. Ne, nu, blėt, aš pagalvoju, aš tipo varau į Vilnių pasirodyti. Jau brangu, 4 eurų iš bilietų. Nu, tipo, man gaunasi kažkur. Bet tai už kurą tau atmeta? Ne visi. Ne visi? Nu, yra kas atmeta ir kas neatmeta. Mes. Pirštis nerodys. Tu mum atmesi už kelionę į Kauną. Čia sakau. Seniai, jis mum po pirmą įpylė, jau užtenka. Jekavai. Nu gerai, kaip ten tas stand-upas? Bliam, labai blogai užlipo. O tu norėjai, tipo, buvai pagal... Aš galvau, tipo, rimtai užlipti. Čia dabar Moonshine Comedy. Panašiai kaip Benjaminas daro Vilniuje. Aš galvau, išsivers bajerius į anglų kalbą ir užlipti į Talinę. Bet aš galvoju, blem, dabar atvariau kelionę, viskas žiauriai smagiai, tipo, jokio streso kelionė, nesipykstam su pana apšė, galvoju, ai, nenori čia bent net kažkiek streso turėti, sakau, ai, nelips, pasižiūrėsiu, kaip čia viskas vyksta. Bet kartais yra tas žiūri zabys, kad tu nuvarai komedijos renginį ir tau žiūri zabys yra, nes tu nepasirodai, nebėra, nu, tipo... Bet vis tiek žiūri kritiškai labai. Jo, mes jau kitaip žiūrim, nes mes susipysom visą šitą reikalą. Jo, man su teatru tas vas buvo, kai aš vaidinau teatre, blėt, ir nuvarydavau į spektaklį, žiūrėdavau, ai, čia ne taip pasisauga, čia ne taip teatriškai yra. O dabar aš pradėjau pagaliau spektaklius. Tu nebegali kaip žiūrovas, kaip normalus asmuo tiesiog vertinti komedijos. Tu žiūri, ai, čia va taip, čia deliveris, čia tas, tenai punchline'as, taip toliau. Bet, pažiūrėjau, man to Estijai nebuvo, aš ten tiesiog žiūrėjau ir... Nėra konkurencijos tada. Ir ten labai blogai, ten pasirodo pas juos populiariausias komikas, tipo, kuris tenai parduoda 300 followerių. 300 followerių. Tiek pat, kiek aš turiu. Estų Katleris tenai. Estų Katleris. Jo, nu ten žiauriai liūna. Praėjom pro kažkokį teatrą, ten buvo, ten stand-up iškaba, bet ten, tipo, rugsėjo mėnesį, kur jau praėjo
pusę metų, na tada... tą pačią dieną. Tiesiog nenustepčiau, Kerbelio būtų, žinai, tas. Šiestis į Lietuvą, čia pažiūrėti. Jo, ir daugiausiai parduoti. Ateitų lietuviai, kurie Estijoje gyvena. Pažiūrėt. Tai blogai taip, ne? Nu, ten labai blogai. Tyla viskas. O tu kiek bilietas kainavo? Va čia ir geriausia vieta, nes mes žiūrėjom posterį ir nematėm bilietų kainas. Nu, galvom, okei, nuvarysim, pasižiūrėsim vietoj, paklausim, jeigu ką pasiėmėm kešą, žinai, jeigu ką kešą sumokėsim iš bilietą. Nu, VMI, ble. Nepriklausė. Ir mums sako, mes paklausim, kiek bilietai, sako, ne, taip pat čia yra pay what you want. Mes galvom, Auka, ble, į bažnyčią. jo, kaip bažnyčiai. Ne, nu, bet Benžis irgi darydavo taip. Ne? Jo, aš vienam angliškai buvau pasirodęs šitą organizaciją. Tai buvo, čia Hogė buvo, man atrodo, kažkada įsidarė tenais. Tai ten tiesiog darė, blem, aš irgi realiai pasirodžiu prieš 12 žmonių. Anglišką savo variau programą. Gal čia tam ir esmė, kad jeigu tu angliškai senami, tai būtinai 12 žmonių turi būti. Kaip, ble, tai Jėzus irgi angliškai standartai. 12 paštalų. Jėzus angliškai standartai, na, va, turim Jo. konspiracijos teoriją vieną. Nu, ir. Nu ir tiesiog, ir ten būdavo tas, kad ką nori, tas susimoko žmonės, žinai. Ir Ble, sen, ble, bažnyčia. realiai jo, Bet taip. Blet, kame vars. Ir tipo sako, čia yra pay what you want. Ir mes tada, nu, Tam centų. Ne, mes 10 eurų, tipo, duodam. Ui, Sako, ne, dabar, tipo, po renginio, kaip jūs įvertinsit renginį, ant kiek jums patiko, tiek ir sumokėsit. 100 centų. 100 centų. Ir užlipa vedėja renginio. Boba? Jo, Moteris. moterų daugiau komikų buvo negu vyrų tą vakarą. Okay. Tai, nu dabar aišku, kodėl po 12 žmonių ateina. Vaikus atsiveda savo. Ne, bet gerai, ten panas visai ten stand-upino ir, nu, palyginus, tipo, kas ten buvo tą vakarą. Nu, ne Vyto žybos. Ne. Ne Vyto žybos. Ir žodžiu, užlipa vedėja ir jos pats pirmas sakinys yra, nu, čia yra pay what you want renginys. O, iškart, ne tai, kad čia open mic, Jo. Ir sako, nu tai va, nu, mažiausiai jau pas mus kiek galima duoti 10-15. Sėdi tikrai bažnyčia. Jeigu labai patiko, tai gali 3-20. Bet tikrai bažnyčia. Auka 10 eurų. Jo, tipo, yra pay what you want, bet tu negali tai Jo. palikti. Ir tada... Jeigu tas paklausyti, kaip po renginio, kaip vertini po renginio, tada ir duok, žinai. Ir tavo atveju atsižbūčiu, tiesiog pasiėmė šaibą. Ir ką mes, vienas indas pasirodė. Ir tą po renginio jis jau stovi prie durų ir turi tą magą kepurę, kur zlūkį, žinai, ištraukia. Ir tą kepurę žmonės pinigus meta. Iš lodos trauk pradėjau. Jo, ir man pana pasėjo 10 eurų, va taip į kumštį suspaudė, kad nematyt, ir va taip įdėjo giliai. Bet sakai, indas pasirodė, kad aš šitai tiesiog skamba kaip Moonshine Comedy. Jo, ne, bet Jo, čia šiaip tipo, tą vakarą jis gal geriausiai pasirodė, ten turėjęs, ten kalbėjo, kaip jie ten bibis neapipjausi, tas yra. Čia buvo. Kodėl tai yra relevant? Nežinau, bet tai buvo geriausias baris tą vakarą. Gyvena, aš nesuprantu. Nežinau, ten pusė rusų. Blet, jeigu jis ten nėra stand-up pizda, tai reikia mums jesti važiuoti, žinai. Mes ten zviesdas būtume. Bet tai niekam neįdomu, tipo, jeigu ateina. Jo, nes nėra kultūros tos Jo. išvystytos. Ten Orlauskas rimtų arenas. Kokios yra? Po 100 žmonių, blet, tai... Arena, tai ir... Nėra ten arenos, esi. Nėra? Ką aš manau? Ką šiandien nežaidžia, fulės nežaidžia. Ką jie veikia apšėsti, ble? Okei, gal pokį, ne? Po ledo ritulį? Jo. Aš Pažiūrėsiu. žinau, ką Estijos... Estijos... Most popular sportas, jau parašyk, koks populiariausias sportas. Estonija. Dabar palauk, kol bedarom spėjimus, iki kol jisai... Nu, jo. Aš tai hokejų spėjau. Nu jo. Okay. Ledo rytulis. Čia tas pats? Jo. Tai tas ir yra. Aš galvoju, čia noriu padaryti spėjimų žaidimą. Jisai toksai, o čia ledo rytulis... Čia kaip auksiniam protė ateina. Nu tai aš spėjau, ne, čia yra. Jo, pasako atsakymą. The most popular spectator sport in Estonia is basketball. Estonia has a highly competitive... Bet aš ne vieną esko kažko. Karočią. Baigtų. Čia taip pat kaip su... Sims Andervene žaidė Žalgirį. Jo. Sims Andervene. Jo. Ir dar kažkoks Estas lošia NBA tikrai. Kai neturiu ko pasakyti. Dabar tai tikrai nežaidžia joks. Ne, dabar nežaidė, bet kažko... Jo, kažko Vienė žaidė. tai Aš jo. dar žiūrėjau vieną video. Čia Sabonio laikais jaučiu buvo. Ne, Vienė tai buvo kokiais 14 kokiais, jo, prieš 10 metų. Žalgiris. Bet vis tiek... Ėstė, tipo, visi gyrės, kad jie apvainiausi iš Baldė šulį gyvena, bet, tipo, nėra ko Ne, pasakyti. ekonomiškai, tipo, jie ten, nu, tikrai gyvena. Dėl to, Gerai kad gyvena. arčiau Ir, Skandinavų, jo, ir jie brangesnė šalis yra, mes Jo. pavarėm į barą ir žalus 7 eurų buvo, ar 7,5. Litras dėl stiklinę? Ne, nu, už puslitrinį gynėsą pasiėmėm, už vieną alų 7 ar 7,5. Puslitrinį?
Nu, Jo, ką? 0,5, jo. Ant čia puslitrinės 1,5 litro, blin. Puslitrinis. Puslitrinis, pusė Pas mus litro. sako puslė... 1,5 litro. Jeigu Ai, blėt, ne. sugadina. Visą pasvalę slengą dabar sakysim. Pasvaliai žmonės nebežino, kas yra kas tiesiog. Ir kiek, tai išeini iš, to geri kiek nori išeini iš baro, įvertini kiek pripisai naktį. Ble, šitas geras. Kiek problemų priimti, tiek pats pinigų. Bleva, aš per visą šitą podcastą ant tiek raudonas esu. Aš Tu kaip Brazauskas atrodo jis savo laikais, jo laikais, bet kainasis. Ant tiek raudonas, kad komunisto taps. Aš komunistų vėliava, tiesiog komunistų vėliava. Bet mes visi patapsim, nes komunizmas. Tau šviesa, čia dabar pisa. Man supranti, dabar uždėjo tiek šviesos, kad aš neatrodyčiau toks raudonas. Aš net nežinau, ta prasme, kiek aš dabar raudonas atrodau. Pohai, tu vėlėtinis, ne raudonas dabar. Zaibys, tik blogai. Pasakė Brazausko versiją atmyrus. Sen pas ant tiek supista kraujo sistema ir viską pas net nėra spalvų jau niekur kūrė. Ble, aš visada būdavau raudonas, aš žinau, iš balės esu. Senis cholesterolis. Kolesterolis man kikina. Cholesterolis, jo. Seniai, pizda. Jo, dariausi tyrimus. Neseniai. Jis pasidarė tyrimus. Jis pasidarė, ta prasme. Jis pasidarė, jis sako, pas mane yra cholesterolis padidėjęs, mes kitą dieną varėm į Alytų pasirodėm, nuvarėm į restoraną, sako, man picas su papildomai šoninės, sako, ir alaus litrą. Su 2 stiklynam. Ble, o šiaip tu daug lygų turi? Kas? Daug lygų turi? Ble, aš galvoju, kad aš daug turiu lygų, bet taip aš nuėjau kraujo pasidaryti, ten pas kardiologę. Sakė, mano širdis, tipo, pohui dar veikia. Nes mano tėvas 5 metų užsilenkė, tipo, nuo infarkto. Aš bijau, aš dabar sutikęs, kad aš irgi 5 metų, tipo, sulauksiu ir užsilenksiu. Ble, aš bandau kažką daryti, bandau sveikiau maitintis, vaikščioti kažką daryti. Pica su daugiau šonės, gal daug sveikiau. Čia kartais galim. O šiaip daug simptomų turi kažkokiu? Ble, aš normaliai jaučiuosi, tipo, man ant pachmėlo kartais būna, kad ant pachmo man būna, kad širdis biški man tokia pasunkėja, permušimai kažkiek hujerina, tipo, ir, nu, visi sako, o čia man negera, man galvos ant pachmo nėra, kodėl man širdis skauda. Širdis skauda, šikimas įma, pykina ir, tipo... Man kaip pana 2 dienas neatrašo, man irgi širdis skauda. Seniai. Tai mano mama, tai reiškia, tėvai, bet kiek savaitę neatrašo, jis nubirino infarktą. Atskirai pagyvenam, aš pasuošęs išvaru. Ne, tėvukas paskambino per Velykas, jis po Velykų 2 dieną mirė. Bet. Nu tai, o neturėjo čia atviršiai, kad prisikėl. Pagal rusų, pagal stačiatikius yra, kad kas miršta savaitę po Velykų tiesiai dangų. Ai, o kiti visi į pragarą. Tipo, daugiau 9 procentų Jo. populiacijos tiesiog į pragarą visus, ne? Jo, čia. Nu tai va, žinai, ir aš tipo, esat googlinę, tipo, kokiam lygom sergat pagal Ne, simptomus. dabar aš žinau, yra vienas tipo WebMD. Kaip žinai. netikėta, iš kur tu čia pasirašai. Jo, mes dabar pabandysim pažiūrėti, kokias internetinės mums lygas siūlo. Tipo, Kokias kaip internetas. pasiūlo, ble. Jo, tai dabar aš špildu tau užklausą, Man. tau, karočią visiems čiūpiu. Bet ant angliškai rašo, aš nežinau kaip angliškai man skaityti. Jis Aš tau išversiu, tieks. O Jis ir Norvegija 10 metų Ai. gyvenus, tikrai Jo. angliškai moka. Gerai, Agė. Agė. Yra pasvalyčiai parduotuvė Agis. Jo, ten valgyklą tai yra Aibės. Gerai, kiek tau metų? Rašykit, Spėkim. dabar komentarus parašyti, kiek man metų. Jo, gerai. Gerai, Aš įrašau, rašykit komentarą. Ir rašyk, kiek tau atrodo. 4. Senė, aš žinau, šaiktų lau. Gerai. Koks tavo seksas? Seksas? Geras. Vyras ar moteris? Kartais tokius ne. Aš sakiau išversiu, tiesiog įverčiu visą. Rimtai, žiūrėk, pys taip, aš bandysiu ryfinti. Seksas? Seksas. Tai mail. Paštas. Malė. Tik su vyrais? Kur tavo simptomai yra? Karočią, man kūnas yra, parodyk kur. Ant savo kūno aš tam patepinsiu, kad Hardas man supystas yra. tavo... Gerai, ant papų paspaudžiu, nežinau. Vis dar sakys, pasimažink krūtį. Žiūrėk, aš taip Žiūrėk. sėdžiu, įtraukiu pilną ant papų padidėję. Žiūrėk, vis dar žiūrėk. Aš žiūrėk, taip sėdžiu kaip bachūras, žiūrėk. O. Kasparus Tajakas jau. Ne, tai pana papa yra. Jo, bet kokie simptomai tau būna viršutinės, tipo šiaip papai ar Krūtinė, viduj. krūtinės? Viduj.
Širdut kartais man. Man tai- Aš dar prakaituoju daug. Hardboiled. Nežinau, čia nostrumas. Jokingai, kai tu paspausi ant papą ir tiesiog rodytų moteriškas kažkoks. Jo, man tiesiog mėnesinis rodo, bet su mėnesinim sargu. Gerai, Iš salūpos kraujas bėga. Prakaituoja, ne? Kas? Dar prakaituoja, ne? Prakaituoju. Čia nėra tokio tumo. Tai po čia Kur sveikas. dar jauti? Pilvą trydą įma. Pilvą pučia. Oi, čia ne, paspaudžiu ant bybą, bet... Tai gerai, palik. Ten tai irgi reikės praeiti. Aš dabar einu žemyn. irgi toks. Čia Žydrūno Savicko, blėt. Iš eketės išlenda. Ai, čia, bet šis, nežinau, tai va čia pilvą spaudžiu. Tai tryda, tai neturėtų būti subinė, žinai. Trydo valių šiandien. A jo, šiandien Fredsas. Fresas tūsas pysam. Oi, teisingai. Varysime, ne? Aišku. Jo, varyk. Sakė, medaus statinė bus galėsiu aš kaip bitutė kupinėti medų. Bet aš paną turiu, tai... Baseinas bus. Baseinas, tipo, ten panas Tai maudžiasi. aš plaukimą lankęs. Ta prasme, Bet kaip buvo kažkoks projektas, kur, tipo, ten anksčiau televizijai, kur ten panas varydavo, išsimaudydavo medui ir tada ten į plunksnis iššaudavo ir varydavo boksuoti. Toli Čia nėra, nepažinau. tai buvo Home Alone filmas tiesiog. Toli nepažinau. Jo, sakė dar Kamilė, kad taip stripako tą stulpą norėjo nupirkti, bet jau brangiai kainuojasi. Tai galima išstriptytą kažkoks. Tik strapagas prie patin yra. O, tai tam pačiam Tiesiog iš apačios Lift, pasiėmus, tiesiog pakels ir viskas. Ja. Sakė, dar bus sekso kambarys, kur galėsis krūštis. Bet mes su Kasparu, kadangi mylim savo moteris, žiūrėk kamerą, mylim savo moteris, gerbiam jas, tai mes tiesiog sėdėsim ir po pirmą. Ir Po pirmą stajaką gersim. Aš net nekeliu, peročiui. Tai net, tai laisvas esi seniai. Aš laisvas kaip paukštis esu. Mes tiesiog kaip apsauga būsim. ja. Prižiūrėsim. Ne! Draugiškai. O, laikas gerti vandenį, man notifications Ai, ateina. vandenį? Daug Ai, šiandien tai ten tiek- gersiu. Tai ten tiek daug lygų turi, kad tu turi jau notifications, kad tau vandenį reikia. Sen aš atsikau, Tas man- kaip senas dėdas, kur per filmus būna 30 laikrodžio ant sienos ir suskamba tipo chronometras. Mano senelis buvo, jisai tipo buvo nuo laiptų nustumtas. Ir jisai jam buvo Ar jie pavardė Matija Šaitinė? geras. Šitą pidarą nustumčiau dar kartą, na. Senelį? Jeigu būtų matai šadis, nustumčiau ir senelį, bet jo, tipo, ir jam buvo, nu, tipo, sustrenkimas smegenų ir, nu, tipo, šarbanas susirūkė ir tiesiog tabletę skaičiuodavau. Ir aš būdavau mažas, aš vaidindavau. Aš Ai, jis turėjo tą indelį, tipo, kur tenai... Nikas iš dėžutės spildą ir skaičiuodavau, kiek yra tablečių. Ai, tai tiesiog yra pakelis. Jo. Nu, tipo, jis gaudavo tam, blėt, relanimas, kažkas ten, blėt, būdavo, nežinau. Ir skaičiuodavau, tipo. Ir aš vaikystėje vaidindavau savo senelius, blėt. Aš irgi vaidindavau, aš rūkydavau degtuką netikras, nes balkoną Cizarūką, aš degtuką hujerinu su jo kartu 6 metų. Jisai skaičiuoja tabletės, aš mintinu ir tik tako prisipirkęs ir skaičiuoju kaip tabletės, kad aš Tai geriu. o kam skaičiuot? Nu, blėt, man taip vaikystė veikia, aš turiu Ne, seneliui, kam skaičiuot? Nes jam, blėt, sukę šarabančikai buvo. Nes jį nustumė nuo laiptų ir jam kažkas ten, nu, taip pagavo su nervais. blėt. Kas per random veiklą? Tu pasiemi pakelį, atsidarai, išberi viską. Jo, ir Vienas. Ne, po 2 skaičiuodavo. 2, 4, jo, Tai tada viskas gerai, Taip, jo. normalu. Tada normaliai. Žiūri, kur ar nepizna kažkas. Nu, gal Čia mačiau. tas pats su cigaretėm, žinai, tėvai tipo netikrinau ar nevogin. Nu, aš degtukų. cigarečių? Aš degtukų dėžutę skaičiuoju ir nieks nesurūkė degtukų man. Tik gerai, prie lygų grįžtant, pochučiu. Karoči, tai grįžtam prie lygų. Tai Čia jaučiu hujo apsą kažkokį pasijungį, blėt. Ne, čia tiesiog labai daug simptomų yra. Ai, Tau tai- sakei, kad yra... Lėčiau užtruksim. Kad tryda yra, ne? 3 yra. Per daug Nu, postų. tai va pučia pilvą man, blėt. Čia ant pachma. Aš nusipirkau, blėt, dabar antireklamą bus kanubole, blėt, jobana meskino, audžiu verčiant, tas šūdas, na, yra, kur tipo avižų ten tas gėrimas koncentruotas, o ale bifido bakterijom bijo kažkokiam ten. Užsisakiau už 25 eurus. Bliuot, pradėjau gert dar labiau pilvą pučia, nesako, ten pilvo nepučia, miegas, ahujienas, blėt, man viskas virkščiai, na. Tai tu esi anti žmogus. Nepirkit, na, tiesiog šitą. Tas ir įkys. Galimai gal kažkam padės, man nepadėjo, tipo. Yra iki už 7 eurus tas pats, blėt, tas gėrimas. Pangrolis. Euro vaistai. Nošpa. Jo. Ir tipo, blėt, nežinau, nepadėjo man, tipo, aš jau išgyvenant dar labiau pilą pusdavau nuo to raugo, blėt. Gerai, aš dar paskaitysiu porą. Tai kai esi žinomas žmogus, gali ir šūdą perdavinėti. Gerai. teismą dabar aš nepaduos, pasakysiu galbūt. porą. Galimai, simptomų, viskas pasakyk, galimai. ar turi ar ne. Ok. Angliškai tai aš išversiu. Angliškai? Jo, pisk. Weight loss. Svorį prarandu. Senė, tu panašu, kad svorį prarandu. Okay, kitas. Jo. Weight gain.
Gėjus taip. Plius, rašyk plius. Ką čia reiškia? Man su anglų pizda šiaip yra, aš, blėt, 6 iš Tu 10. sakai angliškai. Nu, tai aš taip noriu paryfint. Nu, tai weight gain. Veit gėjus. Ne gėjus. Gerai, patagin. Nu, gerai. Gerai, aš tau angliškai sakau žodžius ir tu Taip. galvoji, ką. Jo. kas tai yra. Aš sakysiu taip ar ne. Tender muscle. Čia net aš nežinau, ką reiškia. Ar raumenis mažėja? Minkštėja. Nu, tokie Žlėt, aš minkštas esu. Ir taip zubitskai. Nu, yra. Yra, biškai. Nu, tai ne, puh, neminkštėja. Aš taip minkštas, čia hui suprasi, kad. Seizure. Nu. Sergėjus. Vartykis dabar. Sirčias. Įversk. Tai tu sakai, nori, tai bandyk. Ką reiškia Tai Sirčius? bandyk spėti, aš tau išversiu po to. Seržius. Seizure. Siržius. Susižirėm kažkas skirtus. Edvardas Žekno rankas. Na, man žinai, kur čia visus apkerpiu su Kur žiauriai greit nagai užauga, žinai. Bet tai čia. Kur reikia 3 kartus per dieną karpėt. Čia Panavis pajuodė biškiai, vėl nerodys. Traukuliai. Na, nėse. Nėra? Ne. Nėra. Lost of appetite. Seniai, nichuja. Gerai, šitą kažkodėl, blėt, šitą suprato. Seniai, kas apie maistą apetytą, aš iš žys kažkaip. Insomnija. Ne. A, nemiga? Jo, yra insomnija. Na, šitą. Yra biškiai nemiga. Aš čia prie kokį pasakyti, kur pas nesuprantu. Tai pys, ką žinai, nesvarbu čia. Iškarpysim, paskui sudėsim, kad man vėžys karučiai yra, smegenų ir viskas. Na. Eisim į onkologinį. Niešti kažką, yra... Neščia? Pana, ne. Niešti kažką tau. Šikna Būna, kad kartais ne- ne. Šikna nešti kartais. Nu tai valykis geriau. Aš tau. Nes aš aukštas rovės šikna Svetlana visada. Greit patapo, įkvieskite daktarą. Undikauskas tai svarbi. Skau, nu kokiu dar skausmų turi kokį nors, aš čia bandysiu surasti, jeigu turi kažką panašaus. Myšt nori dabar. Tai dėl to, kad tavo geri. Ai. Nealkoholinė. Alkoholinė, Jo. po pirmą tik tais. Po pirmą. Gerai, karočiui, sužymėjau porą. Povai, bandom, vėžys bus vis tiek. Wow. Koks tapo labiausiai tave šitas simptomas, aš pažymėjau porą, kuris labiausiai tau, žinai, tipo Diskomfortą kelia. diskomfortą kelia jo. Širdis tok nejautri. Gerai, šitą parašau. Pisda kardiogolų žiūrės, sakys, blėt, bėda. Apsilankyk pas man sumėgos 500, blėt. Mus remia. Mus Baltijos remia. Ten ir buvau, senė, ten ir buvau. Ai, ten ir buvai. O tau būna, tipo, pavalgė šitas dalykas, nes šitą pirmą tą turi metę kažkokį Kokio valgio? heartburn. Čia kur, nu, tipo, tau, kad širdis kol pavalgė. Nepavalgio ant papachmėlo, blėt. Nu, blet, nu tai. Bet čia, karočiui, šitas yra toks chroninė liga, po kurios tau skauda širdį po to, kai pavalgai. Ir aplink širdį. Tai ne vėžys? Ne, Taip. vėžį. Tai šūdas tas. Sėdint geriam toliau pokalbį. Palauk, dar yra kitų. Kas dar? Vėžys. AIDS, žiūrėk. Aš mėgstu delikatėsus, tai man patiks vėžys. Karočiui, aš net nežinau, kas yra Aidas, esophagus. Phageal. Kas? Phageal. Feidžial? Čia kažkoks seksualinis Esophageal. nukrypimas feidžial. Es kažkas čia. Karočiui, tau sunku yra nuryti kažką. Vyro sėkla. Ne, tau lengva, žinok. Nu, ne apie mus. Čia kitas. Pirmus 2 kartus ne, bet žinai, po to jau. Bet to jau ką. Pinigai. Pinigai. 2 eurai yra 2 eurų. Tai nesunku. Tai nesunku, ne? Tai neturi vėžio tada. Zaibys. Nu va, blėt, na, 10 metų mokytis mediciną yra programėlė, kur tau viską gydys. Kujovas. Šiaip kujovas. Piščikas kujo parodaps. Jo, čia patarė tokį. Gerai, kitą temą pysam, na, čia, karočią. Aš gyvensiu dar. Aš buvau pas Burėją, tarp kitko. Tu dar gyvensi. Buvai pas Burėją? Ne pas, tipo Kaune, mes pas draugelį gėrėm Kaune. Čia tavo burėja? Ne, Ja, čia visų bakų ir barėjai. išbūrė, kad daug, kad. Ir tipo varom pas jį į chatą. Ir iš antro aukštos jos panos, tipo, čia glėt virš metus, galbūt pusantrų. Panos sako, o, vyrai. Sakau, pašpiliu. Sako, atvarykit, tipo. Stebėjimą. Man patinka, kaip ant kiek nemoka šiltus toks. Gerai. Ir, tipo, nuvarėm, sako, atvarykit, turim vyno, kažką paprikolinsim. Nu ir prieš šnekėti, sako, šiaip aš, tipo, užsiimu tą astrologiją, tipo. Sako, aš čia turiu knygą, skaitau, kažką kompę turiu programėlę.
Sako, galim savęs. Aš šiaip tikinti žmogus, aš tipo, nepripažįstu šitų Ai, tai barėjų. tipo ne tik Dievo tikėti, bet ko tikė? Netikiu šitom barėjom. Ai, aš galvoju. Bet sakau, ant prikolas, sakau, pizdo, aš buvau pripysęs vyno, Kristaus kraujas, sakau, gerai, varom. Skubarom. Pasakiau ten metus gimimo, kur gimiau apytiksliai, kada, net nežinau, kada. Apytiksliai, kažkur šiaurės aukštaitijai. Sakau, tipo, man ten sako, nu čia sunku, nu kaip ir visas, hui nežinai, tas pats šūdas pats. Tau sunku dėl svorio. Nes tu sunkus. Šitaip nesakė, dėl žvaigždžių. Ai, Man žvaigždės tau sakė. slegia. Aš kaip žvaigždė, man slegia žvaigždės gyventi. Jo, okei. Nu, tipo, gerai, hui net čia pasakai, viskas ok, tipo, bet šiaip daug pataikė dalykų, bet man atrodo yra tiesiog pagal psichologiką. Ir sakau, man paibat, ką tu čia pasakai, man sakai, ar aš išgyvensiu 5 metų. Nes tėvas 5 užsilinkė metų, aš išgyvensiu. Sako, šiaip aš negaliu tokių dalykų sakyti. Bet daug delną. Bet už 5 eurų gali pasakyti. Ponka, aš tau pasakysiu. Nu, gerai. Paėmė delną, sako, oi, seniai, šią metą per išgyvensiu. Tai reiškia, Dar šią metą ar tik šią metą? kur dar šią metą mylėt, man būtų Tai 8. tipo dėl to pokalbį dėl cholesterolio. Pochta, šią metą išgyvenu, man užtenka. Kiek tu laiko? Aš pensijos nenoriu sulaukti, nes aš neišgyvensiu. Ble. Aš nežinau. Aš sulauksiu pensijos, blėt, ir žinau, kad aš, blėt, 1 metus mirsiu, nes aš norėsiu už ką, blėt, nusipirkti valgyti. Man šiaip nuo vaikystės yra įstrigęs skaičius 7-4, aš galvoju, na, iki 7-4. 7-4 tau. Pizdas. Dar su dabar kaip Iš nežinau. kur tu? Jo, tai apsme, apšia gyvybės nėra, aš jaučiu tiesiog va taip ir praplauksiu iki 7-4 ir mirsiu. Bля. Man svarbu 5 metų pragyventi. Man tai, Žinai, svarbu ne kaip, svarbu ne kiek, svarbu kaip pragyvenai. Na, man tai dar iki kitų metų svarbu, žinai, nes mašinų technikiniai yra. Už tai išgerkim. Ne, seniai, man atrodo, medicina, žinai. Bet dabar su panais tikriausiai gyventi, ne? Jo. Viskas. gerai. Ačiū. Čia buvo po pirmo. Ačiū už viską, taip papirko. Nu, įsikraučiau, jom, gamba. Prieš mėnesį gal. Sekas. Prieš mėnesį, o ne anksčiau? Ai, po naujus ten, ne? Jo, man baigė sausio 10, jai sausio 13 per Laisvės gynėjų. Kas baigės? Mėnesinės savus? Ir mėnesinės ir nuoma. Nuomos startis baigės. Ir įsikėlėm, karočią, ne bet kur, bet į Paupį. Iš kur tu, Kavenskas, Dabar žinai? pasikėlęs, ble, tai žinau, kaip paukščiai. Visą gal nuomas įduoda. Ne, taip aš... Išmokta ilgai, Aš... pasirodo įmanoma. Tai kiek kainai dirba? Nu tai kiek uždirbi? Istorija nutylė. Nedaug aš... Čia vienas iš po Seizure pasirodo yra pasi... Ne, čia short of breath, žinai, tai buvo. Ne, tipo, nu, aš prieš tai gyvenau ant Akalnį, nerenovuotam name. Tai mokėjau už nuomą 3 tram, bet tai žiemą šildymas apie 100 eurų žiemą. Tai man gaudos apie 4 spam kažkur. Dabar įsikrausime į Paupį. Taip, žiem nuomą, irgi kas va iš porų, taip, žiūrėsit, tas, šitą podcastą, taip, podcastą kažės. Tai geriau imt brangesnę nuomą, naujos chatos, statybos ir už mokesčių žymiai mažiau sumokėsit. Nes dabar mes pažiūrėjom, kiek mokėta yra praeitais metais, taip, šiais už žiemą, už gruodį. Tai realiai šildymas ir karštas vanduo 3 eurų. Taip. Kur, blėt, aš manydavau 100 eurų ir vien už šildymą. Tai tas ant to išeina, realiai. Nu jau, bet Dabar tiesiai gyvenant, tai skaitai. nu taip, bet žinai, tu gyveni vis tiek naujoj chatoj, blėt. Nieks nebėra tinkas, niekas, žinai. Grindys šildomas tulikė, gali be tapkyčių plikom kojytėm sėdėti, pidūtė šildo liksmasės. Taip, šikį, blėt, šildo. Ir, nu taip, ahujena. Ir taip, terasą turim viską, žinai, Paupy. Ahujena vieta. Ir geras variantas labai buvo, nes visur Paupy apie 700-800 nuomą mes gavom 6-8. Užtenka 2 tos, žinai, chatos. Tai kad žmonės žinotų, kiek Vilniui nuoma. Jo, mes žiūrėjom Kaune, tipo, už tą pačią kainą, už 6 pėm, tipo, gali, blėt, va, laisvaliai, blėt, centrai gyventi. Jo, Tipo, ahuje, net vyno rusys net yra, blėt, vyno rusys, kur vyno gali Ir gerti. vyno yra, tiesiog. Jo. Vyno visi yra Tai vyno. Kaune, tipo, nuoma yra... Pasvali Panevėžių 6 spam tiesiog tavo atiduodas. Mamai chato 600 nupirkti. Po to gali sudeginti ir dar daugiau išprašyti žmonių. Jo, nereikia, blėt, nuomos nieko, padėg ir viskas. Tai va, tipo, bet gyvent, blėm, aš šiaip buvo keista labai, nes aš gyvenau, tipo, aš kai seminarį mokius gyvenau 1-3 metus vienoj chatui. Ten buvo, aišku, vyrų šalia, kur kartą gyvendavau. Čia pliusas, čia kas dabar? Nu, tipo, aš kalbu tai, kad aš pagrindė vienas gyvenau, žinai, nuo pat gimimo. Nu, neskaitant kažkambarį, nu, su brolidinius, bet realiai, nu, aš apie paną kalbu, kad aš su pana nesu gyvenęs, niekad vienas. Okay. Esu 2 savaitės gyvenęs, bet, nu, Tai kaip tavo experiences pats su pana gyvena?
Blet, nežinau, kartais, žinai, pasijęs vienatvės, biški vienas buvo, bet man atrodo, čia normalu, aš taip ar su draugelis skriau, sako, jo, būna taip, kad spana gyveni ir noris vienam pabūti, žinai, vis tiek. Bet čia ir vyrai, ar čia apskritai visiems, tipo ir Čia moteriai? man atrodo abiem yra. Blet, Čia priklauso nuo žmonių. vienatvė yra geras dalykas, tipo. Aš vienas gyvenau, depresuodavau, tipo, gerdavau, nes man liūdna buvo, nes man vienas, dabar dviesi gyvenau, galvo, blet, noris vienam pabūti. Ne, nu reikia tą balansą, žinai, atrasti tarp visko. Jo, nu tai tipo, Ir šiaip labai sunku. šiaip aš džiaugiuosi, kad su juo gyvenu, tipo, gerą, tipo, fantastiškas žmogus, tipo, mano prikolo supranta, aš plikais kiaušais galiu makaluotis, ant žvengia. Nu, kai tą matai, tai tik tas gali žvengti, daugiau nieko. Tai tik toks. Cholesterolį, kai matai, tai prieš savo. Nu. Ir šiaip, plėt, aš gal, kad man pana valgyt gaminsis, man mamytė valgyt gamino visada. Plėt, va čia, kas apsisuoja, aš gaminu valgyt. Bet mes turim susitarimą, taip. Arba tu chatą tvarkai, arba valgyt gaminu. Aš einu valgyt gaminti, aš nenoriu chatą tvarkyti, aš nekenčiu. Aš kai gyvenau vienas ant takalnės, blėt, per 2 mėnesius kartą, blėt, chatą prasišluoti. Aš daug mieliau chatą tvarkyti. Jo. Boba. Gerai, nusprendėm. Varau Tailandą lyti pasikeisiu. Plaukus dar prisėdėjau. Tai Nu tai va, tipo, ir man, žinai, buvo toks prikolas, toks visma, aš, tipo, gaminu valgyti ant tortilijas, tipo, vištieną, šiaip man patinka gaminti, blemba. Šuchieno receptų dabar pats gaminu kažkaip žiauriai smagu pizda. Ahuieno receptų ir yra jo videkas, jis tūpi, kur tipo, per savaitę man už 10 eurų pragyvena. Kur faršą jokiai, Kur kaldonus verta. Jo, pažiūrėkit, atskūnas, 10 eurų ir aš išrašau. įdėsiu likus, bet Dovydus. Perka iki cento kaldonus. Nihuėdam. ne, Nu tai, bet tipo, man bet... geriausia buvo tas, kad tu tiesiog ne tai, kad padarytum kažką su faršu, tu su faršu belekiek patekalų gali. Tai gali seni, bet man užšalęs jisai buvo, man jis užšalęs, aš negalėjau nieko daryti. Paimi faršą, įdėjai jorkai, aš nesikaiu. Popierių, kur net popierių, lūpniukai, popierius lygo pohui, išspjaudžiau kaip semkos nakai. Nu, tai tipo, jo, turim pleistaką 4, žaidžiam. Ir pana, tipo, irgi užsikabinos, dabar jinai Horizon liktai žaidžia, tipo, kur ten merga tokia ir laksto, šaudo, jo. Ir aš Far Cry 5 kapoju dabar. Nu, taip, aš ten tiek neuždirbu, kad... O praeitis Far Cry žaidėjai? Pirmą. Pirmą? Ir 3 biškį žaidžiu. Trečias tai jo fainiausias, bent jau man. Visi sako Aš šitą. man atrodo, turiu vakar 3 dar reikia. Trečias yra saloj, Jo. tai. Visi sako Jo, fainiausias, aš esu nedaug žaidęs, bet man... Aš taip dabar nusipirkau šiandienybos 4 ir 5 dalį vienam diske. Norėjau 5 žaisti, nes tipo, aš kadangi su religija kažką bendru ir ten tipo, apie religijos fanatiką, sektantą, kuris, ble, ten užgrobęs, Valstija? nu kažkiek ten tipo dalies valstijos ir reikia išgerti tipo to žmonės. Ble, šiaip zaibiai žaidimas. Taip. Prieš Supana prieš tai žaidžiu į Takes-Two. Ai, ten kur dviese žaidėjai. Jo, ten taip pat tie mažiukai tokie, huienai, tas dar. Žiauriai. Aš šitą žaidimą su 3 panom žaidžiau, bet jie su šitą trim skirtingom ar vienu su metu? 3 skirtingom žaidžiau šitą žaidimą. Ir O tu kas turi rankingą padaręs, su kuria kuri geriausiai Ne, žaidžia? kas įdomiausia, kad aš tą patį žaidimą su 3 panom iki tos pačios vietos dėjas buvau, kada įdavau. Žiūrėk, klausyk, dabar yra... O su šitą paną baigiau šitą žaidimą. Kur toj daly jau testuoja tavo santykį, žinai, klausinė apie uošmenį. Ir su šitą, jo, įtikštio, tipo, kas nori dviese turit konsolę. Įtikštio žaidimas kol kas 2 geriausias. Mes pirkom Lego Hobbitą, blėt, 2 žaidimas, labai lieva. Nu, bet dabar, žiūrėk, yra, gan irgi juokingas, pas mane situacija tokia yra. Pas mane, jeigu būna lieka pano, žinai, nu, lieka nakvota kažkas, ir aš kitą dieną, tarkim, dirbturiu, žinai. Ir man reikia kažkaip entertainint. Tai aš jam pajungiu pleisteką ir jos visą laiką nori žaisti, nu, pas mane ten nėra labai daug žaidimų, bet, nu, GTA nori lošti. Nu, tai čia klasika. Čia. Ir yra 100% panų tas dalykas, kad viskas, ką jos daro, tai pirmas dalykas, tai pavažinėja 2 minutės su mašina. Tai nestripaką, blėt, dirbs. 2 minutės pažvižinėja su mašina, 2 minutės pašaudo žmonės ir Einam praleidžia kitą 2 valandas tripakė, Stoky. bandydami nučiešint striptizo šokėją, blėt. Visą laiką, blėt, atsisuka į mane toksai, kaip čia įstripaką daryti? Aš jau norėčiau, kad GTA būtų Vilniui padarytas, kad tu turi 8 ratus statį aplink apsuks, tada tik tai sustoji, papipseni ir tada pas tave ateina. Iš kur tu žinai? Nežinau, man pasaka, draugelis. Jo, ir tipo, kas su pana yra, jinai grįžta po darbo, pleistega pasikuria. Ir, blėt, supratau, kad ant kiek mes gyvenam pasaulyje, blėt, kaip tą žodį iškrito.
Simulacija. Nesimulacija, suka. Skaitmeniniam. Blėt, nichuja, kur tipo, blėt, kaip užkyriu, eik, na. Božgal. Svoris. Žinau, sakai, 100 svarų. Cholesterolis. Širdies. Ne radikalizmo pasaulio, blėma, kaip, eik, na. Stereotipiniam pasauliu, va mes gyvenam. Ant tiek stereotipiniam, kad tipo, čia tik bičiai plisteko lošia, panos gamina valgyti ir chatą šluoja. Nichuja, seniai. Aš grįžtu po darbo, aš biškai vėliau grįžtu, pana plisteka pasikūręs, horizoną žaidžia. Aš, blėt, ką, blėt, tortilės gaminu, na. Tai tu, Boba, ne aš. Nu, realiai jau. Pana kapuoja, blėt, už pizzą šitą pidą ir robotai, nahui jūs nužudyt kegės. Aš, blėt, mažai, ramiau biškai, blėt, tortilė, kujerino, blėt, iš ten kėpun. Jie skūnai ašarai jau bėga. Aš, jie, kur. Aš jas svagūnus pjausinu, aš paprika. Na, aš, va, padariau, pavalgiau. Nichuja, man robotai išžudyti visus, nahui, negaliu šiandien barai. Tai va toks tipo pas mus yra. Bet šiaip saibys, man patinka, tipo, kad yra tas lyčių pasikeitimas, žinai. Kad tipo, ne ant bahūras grįžta po darbo. Lyčių pasikeitimas. Aš girdžiu, kaip iš žmonės tenais žvengia. Man patinka, kad yra lyčių pasikeitimas. Nu, tipo, nėra tų stereotipų, blėt, kur būtų, kad buvo prie indo, vyras, blėt, platų kalą sieną, kur žinai, nakai jis tą kalą. Tai va tas pas mus yra, žinai, kad realiai jo, aš esu šefas virtuvės. Aš esu šefas virtuvės. Ir man saibys, man pataiso valgyt, blėt, aš prisipęs visat, man neskanu. Aš kaip pagaminu, man neskanu, bet aš savo negaliu priekrišti skirti, žinai. Šiandien blynus kepiau. Tiesiog Savindžių ir numiltas, nes aš kvietinių nevalgęs cholesterolį. Tai savindžių ir nublėt. O kaip mes pakėlėm. Čia cholesterolį nėra, čia tiesiog. Čia šiaip myžalas. Čia iš avinčių. Čia mažų vaikų myžalas, gerai. Jo, aš sveikai pradėjau maitintis, tipo, makaronus mėgstu ir dabar įradau makaronus be cholesterolio per Jo, seni, radau makaronus, blėt, maksimai, 2 pem už 200 gramų, ir tipo, žolius galės, ir jie, tipo, 10 Žalius kalorijų. makaronus? 10 kalorijų iš 100 gramų, na. Žalius makaronus. Tipo, spalva žalia ar slėpė tokie, tipo, pašildai minutę ir viskas su makaronai žiūri, skanu, traškus. Ir tipo, nėra cholesterolio? Ne, sveikiausiai yra. Iš kur tu žinai, kad nėra cholesterolio? Nu, seni, nėra. Aš tai. Nėra. Nėra, ten 10 kalorijų iš 100 gramų yra. Ten be kalorijų tie makaronai yra. Seniai šiais laikais turėk šaibą, tu sveikai galėsi maitintis achujeną. Čia nuo ryto šonkuliukus valgiau, blėt. Aš nesuprantu, šaibą turi. Nu, Sentų mokytas, kaip tu šai nu, turi. pelė. Tai, blėt, į Grįžtam prie klausimo. biržus važiuojam, blėt, standart. Nu jau. Žemiau rinkos. kainos. Žemiau rinkos ir makaronus pirku. Nu, tipo, mes paupiai gyvenam, bet ten jie tik remekas, kur kainos, blėt, kaip Amerikoje, na, nusipirkiu faršus, Jo, nuogi 100 eurų, blėt. Jo, rimtai, aš variau iki jo kažkada. Tai į biržus važiavau. Jo, 3 km spindulį nėra parduotuvės, tiesiog yra kafeinai visokie, kaif kafė tenai, Ir Dailės galerija, blėt. Dailės galerija, Šitą štuką nusipirkau. upė, daugiau nieko. Ir mekas. Pasimė mešką žvejot, na. Jo, Tai jo, tai tipo mes, aš dabar su mašina, tai tiesiog nuvarom į Maksimo Mindaugo, užsiperkam maisto, blėt, savaitę už 100 eurų ir huienų viskas. Ir lašyšos, seniai spirgu lašyšos. Lašyšos 1,5 kilo. Su galva, blėt. Ura sukapuoju, blėt, supjaučiau, užšaldžiau, viskas, na. špila miršta tiesiog. Špila nesam stoj. Man prisiminimai, man čia Vietnamo A, flashback. jo, tik Norvegija tau lašišą, net. Tu sakai, paėmė tą galvą. Lašiša tavo kambariokė buvo. Čia man prabanga lašyšnos virto kasdienybė, blėt. Man, nu, ta prasme, nusipirkti man irgi prabanga būdavo, bet galvas skirsti. Bet galvas galėdam, blėt, kiek nori neštis maišą. Bet žuvienės virdavo. Aš atsimenu, išeidavau iš darbo Norvegijai, karoči. O čia va būdavo lašiša vieną pakabint, čia va lašiša vieną pakabint. Ir tai pasigauna koksai bišas ir tu toks prasidarai paltą ir šiandien lašišą sukabinta. Kiek už kilogramą nori? Karoči, naujausių. Turi rūkytas. Nike lašyšą. Tai tas, kur prie pažasties sūdinai. Rūkyta, Rūkyta ten, kur cigariukai padėti. Ta, kur Prie ūsų pagauna žvejys, sukabinęs. pagauna žvejys ir cigarą įdėti. Pykai įgesina į akį. O kaip šiaip jums žvejyba patinka žvejoti, ar ne? Žem, aš buvęs porą kartų, bet man patinka. Man Norvegija. ramybė tokia. Mano, kai dėdė dar gyvas, blėt, man visi vyrai išmirė, blėt, nes man dėdė buvo gyvas. Tai jis buvo medžiotojas, tipo, rūkyklą turėjo. Mes, blėt, čia negaliu sakyti, pasidavim. Galimai su tinklai žvejodavo. O tai kada buvo? Prieš 5 metus? Nesvarbu. Prieš 5 metus ar ties terminus? Per 5 metai, prieš 2 metus. Galimai prieš 2, bet faktiškai prieš 10. Bet jau mirė. Kas? Dėdė? Žuvis ir žuvis. dėdė miris. Ir tipo jis turėjo rūkyklą ir mes linukus, tai blėt, ištraukė tinkliuką ir
blėt, 50 liūdų, na. Ir galvytės, papreskanuoja ir išrūko, blėt, alūčio, na, ir valgo tą rūkytą žuvį, blėt, pizda. Ir dabar nebebus, nes dėdė myrės, na, nieks nebeužsiima. Bet vis dar parduoda rūkytą žuvį, žinai. Tai kas seniai parduoda, a čia natural produkt? Čia savo rankom, blėt, žuvis sužvėjota, savo tinklais, na. Savo tinklą. Čia snakiuką pjausdavo pats, blėt, dėdavo. Nu, Kur aš įsivaizduoju, savo tinklą pasidarė, tik būna per kūno kultūrą tinklą, tą tinklą užkabina, nusipjauna, kuncės mokytas ir tada eina žvėjot su ja. Na, žinai, Savo užmestą tą, žinai, elektros. Ne, elektros ne. Tipo, nepalyginsi, blemba, kaip, nu, mes dar vaikystės žvėčius to žvėjodavom, blėt. Tipo, gaudom stikliukas drugelį, blėt, kiberais persineždom, blėt, vyrdom su broliu atsimenu. Hatai dar nesudegusi. Va tokia vaikystė, mano, blėt, tarp upės praleista, blėt, su žvejybos. Kaip čia rūko žuvį? Į pirtį ją neša? Ne, yra rūkykla padaryta. Tai žinai, kaip mėsą rūkina. Ne, va tam ir aš nežinau. Šmėtas. Tipo, išpjauna vidurius, bet pjauna ne per pilvą, o per nugarą, kad taip kraišiai išsiskleistų. Pripreskrinuoji, viską česnaką įpisi ir palieki sūdyt. Net kartais vieni Kur tu laiko. palieki, kokio patalpoje? Tai tarp bliūdo tiesiog. Net sūdyt nerūkytą. Ir mes džiuvinam žuvį. Ai, ne, kai džiuvinį žuvį, tai sūdai jo. Nu, tai palieki biš marinuot, kai išsigertų taip skaniukai. Nu ir tada pageriai, jau kai įpysęs būni, einu rūkyt. Tada darai pakurenį ugnį, kaip realiai, kaip žitnina, pakurenį ugnį. Ir pas man hatą buvo rūkykla, blėt, gaila, kad neužsitekė. Ir tada iškabinta žuvis ir per kokias 5 valandas išsirūko. Bet sunku rūkyt, gali surūk žuvis, taip, jeigu per mažai karčio gali rūk pradėti. Okay. Tarkim, kaip mėsą, bent jau pas mane. Bet labai nesveiko rūkytą produktai. Bent jau, žinai, tipo, kai pas mane mėsą rūkindavo, tai būdavo, karočią, tokia lemba. Nu, toksai kvadratinis, nu, tipo, vos nesilindras, žinai, toks aukštas. Triušius traukdavo, blė. Ne, kepurė buvo. Man, Bet esmė ta- Vizardas, na. Bet ten, karočią, tipo, kad po žemė iškastas, tipo, toks kaip Jo. kūnetukas, Nu, ir taip, ten, taip. tipo, tu degini pjuvenas realiai, kad būtų daug... Arba vyšnių dar irgi kvapą duoda gerą vyšnių. Jo, arba uosis irgi daug Nu. labai... Jo. Tai tu degini... Šašlykam kiek puosis Aš iš kaip dabar su tėvu ir su dėdė sėdėčiau ir jie man pasakoja. Klausykis. Tai cool. Blet, ką tu panato paprašys žuvies iššūkyti? Nu, ką tu nešvaikys, Nepaprašys. nebakūras, ką tu, Žuvies nevalgau. malborkė, blė, pusį žuvį, na. Taip. Nu, kas tai čia, blė. Jo, ir pas mano hatai buvo Nu, tas palėp, blė, ne, Rusy buvo. Rusy buvo rūkykla, kur mes rūkydavom, tipo, irgi mėsą, bet jau ten pizda, aš Pas mane nesu. Rusy būdavo irgi rūkykla. Tai visi jaučiu visi, blė, kai laisvai, kai buvo nepriklausomybė, jau, blė, visi turėjo tas rūkyklas, žinai, nes nebūdavo. Aš nepažįstu žmogus, kuris rūkyklą būtų Tai turėjęs. va. Ne, tai mes ne tą pačią. Mes su pusbrolis turėdom rūkyklą, kur varydom. Ai, bromė tipą. Dūmų žemė, taip. Daug žem? Ne. Pas mus pasaulyje buvo, kur visi eidavo gimnazijose rūkyti dūmų žemę ir ten mentai persirengę, blė, treningas gautų visus. Kaip žuvis, kaip žuvis. Čia kaip aukšta žemė, tik tai dūmų Tarp žemė. garažėlių, kur ta mergada pagrabė, Čia kaip tarp garažėlių tiesiog mes rūkydavom. Čia aukšta žemė, bet kuris paskutinis surūka, tas tada pralaimi. Ir tipo, tu, blėt, va, geras dar tema. Esat gavę baudas už rūkimą? Ne. Nepilnamečiai. Ne? Aš esu. Ir juokingiausia, kad aš gavau baudą, blėt, net nerūkiau tuo metu, blėt, visai man baudą pysą. Čia pasvalyčiau. Jo, tai čia pasvadė ir gali būti. Tipo, mes dar buvo tarptautinė nerūkimo diena. Tokia dar yra. Mes nuvarėm už kažkokio pirtelės ten porūkyt, aš penalę turėjau cigarečių ir aš žinai kaip slėdau, yra flamasteriai, išlupit tą, išmetė tą šerdį, kur spalvina ir cigarečių prikišė, kad nieks nepagautų, tipo. Buvau susikyčias ir ten draugai rūko, tipo, aš nerūkiau, tipo, na, galvo, nenoriu. Ir žiūrėjau, mintai, tai nesuprato, blėt, ateina, nu, labą dieną. Pabaudas visiems, kas rūkė, liepė iš koprinę atsakti viską. Ir man patikrino penalą ir cigarečių, nes aš įpysęs flamasteris, na. Aš sakau, bet aš nerūkiau, teta. Moteris darau. Tai gerai, sako, kas pirko, tipo. Ir juokingiausia tai, kad jos sūnus gimnazijoje visiems cigaretės alkoholį pirkdavo, blėt. Ir norės, kad jūsų vaiks nupirko, blėt. Galvoju, nuspizda, čia bus, tipo. Ir visi žinojo tą, kad to čiavelio mama yra menti ir jinai, blėt, jos sūnus visiems nepilnamečiam pirkdavo cigaretės ir toliau. Aš sakau, aš nerūkiau, tipo. Tai gerai, sako, koks mamos, tipo, numeris su mama ateis į policiją. Aš mamos nenoriu nervuoti, žinai, galvoju, nu, blėt. Tipo, aš geriau sumokėsiu, blėt, štuką eurų,
tik mano mamos nelieskit, žinai. Aš labai tipo, nenoriu. Tipo. Kiek tu metų čia buvo? Iš Ne, gal 16. Iš karto 16 štuką eurų turi. Nu, aš tipo, kaip čia hiperbolizuoju, biškai. Okay. Nu, tipo, kad darykit su jums, ką nori, tik mano tėvų nelieskit, na. Tipo. Mane duchint, bet jeigu mano tėvus kažką pasako, aš galiu... Tau jeigu reiktų rinktis, kad tave, tipo, arba išprievartauja tavo visą šeimą, arba išprievartauja tave. Seniai, aš dar primokyčiau, kad mane... Nebūt pradėjom. Nebūtų pirmas Nu, tipo, man žinai, kai duchina, blė, ten, pavyzdžiui, yra ten, blė, paugliukai, kur, tipo, čia tavo mama šliucha ar kažką. Blė, nu, seniai, čia žemas. Tave paaugliai duchina? Manęs nieks neduchina. Jie mokiniai duchina dabar. Mane dabar duchina. Mane mokykla, kai aš buvau mažas, manęs mokykla duchina, kai paaugo, pradėjo duchina. Nu, tipo, man yra tas žemas lygis, nežinau, kaip pas jūs būdavo, bet, tipo, kad pradeda duchin, blė, tavo tėvus. Kai nebežino, kaip atsikirstant tavęs, tada tėvus pradeda duchin. Nu, seniai, blė, čia, blė, mirties būsime, galim gražinti. Nes tėvo iš vienas dalykas, blė, negali duchin. Tėvo, kaip aprikolinė, tai okei, bet kai jau pradeda agresyviai ant tavo tėvų varyti, nu, stop, tipo, ne. Čia nei rausta, nei, blė, bairiai, nu, tipo. Nu, ir man tas pas buvo starūkimas, žinai. Ir sako, tai gerai, tėvo numerį duokit, mama teisit. Gerai, porą dūmų traukiu, porą dūmų. Nu, aš susimokėjau, blėt, 14 eurų baudą, na. Tai už vieną dūmą yra 7 eurai bauda. Nežinau, nu, bet visi, kas pats. Ir galiu aš tiesiog prie jos užsikurti cigarą, su kitas bus. Prie manęs vienas dūmas yra 10 eurų kažkaip. Tai va, blėt, tokia istorija, žinai, apie tą rūkimą, blėt. Nu, bet tiesiog, blėt, pizda ta politinikė. Gerai, man atrodo, su šitą gaidą ir užbaigsim. Su šitą gaidienę. Jo. Ačiū labai, kad atėjot. Ačiū, tau džiugiu. Turi kažką, ką paploginti. Nu ką, turim, žodžiu, dar biškis Pasvalys. santrauką padarom, karočią. A, ką? Tu ką paploginti? Tu pasvalyje, turėjai pasirodymų. Dabar kelintą dieną, sakai, bus. Gegužės 10. Gegužės 10 atvažiuoja Kasparas Vaišnaras, Linas Piščikas, kuris bus kitam podcast'e, Džiugas, blėt, ne Džiugas. Krispas Šileika. Pašileika. Viensas kūnas. Aš. Tave apšilti pakviesim. Jei gerai bilietų persiduos, gal ir 5 pakviesim žmogų šiaip. Šiaip 105 bilietų, yra ne 105 talpina tą baltoji salė pasvalį. Tai mums bus jau šventė, 5 bilietų bus nupirkti. Jo, jeigu kažkas esat iš Panevėžio, Rokiškio, Kupiškio. Jo, į pasvalį. Pakruoją, atvažiuokit Dėl- pas- Šiaulių, blėt, ten tarp per vidurį. Jo, iš šiam kilų. Nuo Šiaulių. Į Rokiškių sceną, Rokiškių Šiauliuose nieks nevyksta, varykite iš Šiaulių, davai. Varykite pasvalį, karočią, pažiūrėti stand-upą gero, nes mes, tipo, stipriausią savo programą parodysim visiems ir, blėtas, kada čia šis podcastas apšiai? Nežinau, dar. Iki gegužės 10. Balandį išleis, kad man reklamą būtų mėnesį. Tai jeigu ką pridėsim, jeigu išeis podcastas vėliau negu balandį, tai įdėsim nuorodas, tipo, kur nusipirkti bilietus. O šiaip jo, ačiū visiems už aukas, kad užsukojot, ačiū, kad turiu tokius gerus draugus, kaip Džiugą, Kasparą ir kitus komikus, tipo. Aš labai džiaugiuosi, kad esu šitoj bendruomeniai. Nu ką, po pirmą. Po pirmojo. Turiu Kasparą dar ką paploginti. Neturi? Tai šiaip visus noriu. Vasario 15. Comedy Nightas Kaune teatro klube. Išeis, Aš pasirodysiu. Sakyk, balandžio mėnesį. Kodėl tą naktį kviečia, blėt? Kodėl manęs nepakviečia? Gerai, viso. Kodėl manęs nepakviečia, na? Ne, paliksiu. Airidai, kodėl manęs nepakviečia? Paliksiu šitą. Nu, ne, bet kodėl nepakviečia, blėt? Nežinau, čia jų nutrimas. Nežinau, čia... Ką tu geresnis už mane, pydaras? Paslaižu. Paprasme. Paslaižu. Ačiū. Ir rankas. Gerai, karoči. Kitą podcastą paploginsiu savo dalykus. Nu ką, ačiū šį pilatą. Ačiū, kad Jeigu surinksim bent štuką peržiūrų, dar susirinksim čia pakalbėti. Davai, jeigu šitas... Kas norit paremti mus su po pirmą, po antrą, po trečią? Kontribi? Ne kontribi, blėt, rėmėjų reikia, na. Candy Popą priima. Čia yra vienas kūno sąskaita. Čia yra Remti, jeigu norit, kruošiai nori paremti, kruošiai, po pirmą 1000 kojus ir Ne, tiesiog, iki dugno. karoči, didžiausia parama yra tiesiog laikinimas, komentavimas ir šiaip dalyvavimas mūsų. Ir grinais, jei pamatų, grinais duokit grinai. Gerai. Stotelė. Ačiū. Iki kitų.